Sveiki, sveiki, podkastas Dialogas vėl eterė ir čia kaip visuomet kalbasi du psichologai - Vitalijus. Ir Gediminas, sveiki visi. Ir šiandien turime 87-ąjį mūsų epizodą, kuriame kalbėsimės apie nusivylimus. Taip ir pavadinom - daugiskaita - nusivylimai. Kodėl taip, galėsim dar pašnekėti, o šiaip vėl gera sugrįžti į mūsų naminės studijas, nes tik birželį paskutinį kartą ir įrašinėjom iš studijo, visą vasarą kažkaip sekėsi mum gyvai susitikti su žmonėm ir gyvai rašyti epizodus, kas buvo faina. Ir ką, daug negražbiliausim, keliaujam prie epizodo, bet norim pasakyti, kad jeigu jums svarbu, patinka, rūpi tai, ką mes čia darom, jūs galite prisidėti, kad ir nedidelė suma prie podcasto gyvavimo, nuėję į Contribui platformą ir tai mus motyvuoja, padeda podcastui gyvuoti, padeda podcastą palaikyti, nes tikrai skiriam tam nemažai laiko, kad šie epizodai įvyktų. Ir ten, žinoma, galite gauti papildomo turinio. Tai ačiū visiems, kurie jau remia ir kviečiame prisijungti tų, kurie norėtų, bet gal dar neišdrįso, tai nuorodas rasite epizodo aprašyme. O dabar kalbamės apie nusivylimus. Tu, Gediminai, kai pasiūliau šitą temą, parašai labai lakoniškai, bet su tokiu, atrodo, džiugesiu, parašai puikiai tema, darom. Tai gal aš labai paprastai paklausiu, kokias mintis kelia ši tema, kad tokia puikiai tau pasirodė? Šiaip reakcija buvo dvejopa, tuoj prisipažinsiu antrąją reakciją. Tai dėl temos puikiai tuo, kad man kuo toliau tuo atrodo įdomesnės tos temos, kurios vis labiau liečia tokią kasdienio gyvenimo realybę, kuri yra labai aktuali, labai dažna, nėra kažkoks, nežinau, man vis kuo toliau tuo mažiau įdomu šnekėti apie kažkokį nišinį sutrikimą, nežinau, dabar, pavyzdžiui, pradėtumėm epizodą apie autizmą. O nusivylimas tai yra kažkokia gyvenimo realija, su kuria visi turim kažkaip susidurti, visi mes tai patiriam, man atrodo, neįmanoma nugyventi gyvenimo kažkuo nenusivylus ir kažkaip tame stringam, kažkaip tame, norisi sakyti, straglinam anglicizmu. Geriau išreiškia šitas žodis, man atrodo, tą esmę, kad kažkaip grūmėme su to, bandom kažkaip įveikti, susitaikyti ir tai mus veikia, tai mums atneša nemažai nemalonių išgyvenimų ir atrodo, kad tai dažnas dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime ir pats suprantu, kad šita tema man kaip asmeniui yra aktuali ir kažkaip su nusivylimais susigyventi yra, nemažai tokios patirties ir sunkios ir lengvos ir laimėjimų ir pralaimėjimų. Lygiai taip pat apie savo socialinį ratą galvodamas ir apie, nežinau, ten pokalbį su bičiuliaisgi neretai iškyla kažkoks dalinimasis kokiais nors nusivylimais. Tiek apie visuomenės reiškinius kalbant, nežinau, geopolitinius galų gale ir tiek apie psichoterapinio kabineto realybę. Kad yra labai, labai, labai dažna tema, kai žmonės atsineša kažkokius nusivylimus, su kuriais sunku susigyventi. Tai dėl to, man atrodo, labai puikiai tema, kad tu ją pasiūlė, o antrinė mano reakcija, tai buvo norėjusi paklausti, bet pagal epizodo metu tą padarys. Tai kuo tu čia, Vitalijau, nusivyliai, kad siūlai tokią temą? Ar čia man reikėtų susirūpinti dabar kažkaip? Aš gal kaip tik buvau įkvėptas skaitydamas apie nusivylimus ir kas gal skamba paradoksaliai, bet tiesiog skaičiau knygą, klausiau tuo metu tiksliau vieną knygą, kuri man kažkaip padiktavo šitą temą, nes aš apie šiandien, manau, irgi tikrai pakalbėsiu, nes bent keletą idėjų ir minčių pasiėmiau iš jos, bet kodėl tai įkvepia, nes padėjo pamatyti tokį mūsų specifinį santykį turbūt su nusivylimais ir padėjo pažvelgti tai ne tik kaip į kažkokį jausmą, ne tik kaip į emociją, nes vieni tai sako, kad tai yra psichologinė reakcija nusivylimas, toks platesnis terminas, kiti sako, kad tai yra tiesiog emocija. Aš gal irgi laikyčiaus tokio požiūrio, kad tai yra kažkas daugiau negu emocija, nes greta nusivylimų mūsų iškyla labai daug kitų emocijų. Pyktis, kaltė, liūdesys, tai tikrai paantrinsiu, kad tai yra kasdienybės psichologijos tema, taip kaip tu atreagavai ir kad tai yra ne tik psichoterapijos kabineto tema, kaip būtų koks nors, nežinau, psichologinis sutrikimas ar kokia nors psichologinė labai konkreti problema, bet nepriklausomai nuo to, ar žmogus lanko terapiją, konsultacijas ar nelanko, mes visi, kaip tu sakei, kažkuo nusiviliam ir jeigu mums būtų labai paprasta su tais nusivylimais būti ir tas patyrimas būtų toks,
labai lengvas, tai galbūt ir nekalbėtume apie tai ir tai nebūtų problemiška. Ir problemiškumas turbūt nusivylimų yra tame, kad tai yra labai nemaloni, kartais net labai skaudi patirtis, kurias žmonės dažnai vengia patirti ir galima būtų net eilę gynybos mechanizmų, jeigu taip labai psichodinamiškai žiūrėtume, kurie mus saugo nuo nusivylimų. Ir mano mintis tai būtų kalbėti apie nusivylimą kaip tokią irgi mums naudingą informaciją, kaip tokią patirtį, kuri gali padėti suprasti ne tik save, bet ir pasaulį ir mūsų santykių su pasauliu plačiaja prasme, tai pasauliu tai tuo kitais. Ir taip, nusivylimas nėra lengvai ištoleruojamas, bet geriau supratę, kaip mes nusiviliam, kas mus nuvilia, mes galime tada kurti, turbūt sveikesnius ir santykius ir sveikesniais būdais išgyventi nusivylimą, nors tai reikalauja nemažai brandos. Nancy McWilliams, garsi psichoterapeutė, daugam pažįstama, kalbėdama apie asmenybę ir tokius svarbius diagnostikos kriterijus asmenybės ir tokio turbūt stiprumo, atsparumo, brandos, jinai mini reakciją į nusivylimą, kad žmogaus gyvenime yra labai svarbi dalis, kaip mes reaguojame ir kaip esame, ir čia svarbus žodis, kaip mes išmokome reaguoti į tai, kas mus nuvilia. Ar mes puolame kaltinti, ar mes tada gedime, ar išmokstame priimti dalykus, kurių negalime priimti arba kuriuos mums sunku priimti. Aš tai dar pridėčiau, o gal pykstame, o gal labai liūdime, o gal nežinau, kyla didžiulis įniršis. Ir tai, man atrodo, jos labai gera ta mintis, kad tai yra labai svarbi mūsų asmenybės dalis ir labai stipriai paveikianti santykius. Absoliučiai, visiškai tam pritariu ir dar tik tai užryškinsiu, kad mano akimis tai, koks žmogaus yra santykis ir koks tvarkymosi būdas su nusivylimais, turi milžinišką egzistencinį svorį žmogaus gyvenimui. Mes galime matyti labai skirtingas gyvenimo trajektorijas ir gyvenimo kryptis, priklausomai nuo to, kaip žmogus tvarkosi su nusivylimais, koks jo santykis su nusivylimais. Ir tame, man atrodo, yra toks, be galo kažkaip niekaip nesumažinamas temos aktualumas, neįmanoma jo kažkaip per mažai akcentuoti, kad tai yra tikrai labai svarbu, nes viena vertus, ką norisi, taip tiesiog pasakyti, kas elementarus dalykas, bet mums neelementaru tą priimti savyje. Šiaip jau mes ilgai bandom susigyventi su tuo faktu, kad nusivylimai gyvenime yra neišvengiama. Kad niekaip mes be to nenugyvensim gyvenimą. Jeigu turim lūkestį gyventi gyvenimą ir niekada nenusivilti, iš to plaukia labai daug sunkumų. Galėsim vėliau prie to prieiti. Bet visi mes patiriame tam tikrą plyšį tarp savo lūkesčių ir tikrovės. Ir tas plyšys mums neretai kelia nerimą, o galbūt net nusivylimą. Ir kuo didesnis tas plyšys tarp mūsų lūkesčių ir tikrovės, tuo daugiau nusivylimo mums kyla. Ir čia šitoj vietoj žmogui svarbu ne tik, ten resursai atsigauti, bet ir ar ten pagalba kažkokia, ar laikas atsistatyti po kažkokio nusivylimo, bet ir gebėjimas rasti savo specifinį santykį su nusivylimais kaip tokia neišoperuojama gyvenimo dalimi. Ir rasti, sakyčiau, savo asmeninę filosofiją nusivylimo atžvilgių ir gyvenimo gal atžvilgių. Taip, esmė šitoj temai, man atrodo, mūsų laikysena nusivylimo akivaizdoje. Ir čia mes galim pamatyti didžiulius skirtumus savo kasdienėje aplinkoje. Vieni žmonės susidūrę su nusivylimais stojasi, eina toliau, klumpa, vėl stojasi. Savo gyvenimu iš esmės parodo, kad gyvenimas yra ne apie nesėkmes, bet apie nuolatinę pastangą jį gyventi, nepasiduoti, pargriūti, stotis, nusibrozdinti, gyti, vėl eiti, pasimti iš gyvenimo tai, ko labiausiai nori, apie tokią kovą už savo autentiškumą, kad gyventi gerą gyvenimą, kad gyventi tikrą gyvenimą. Tuo tarpu yra kiti žmonės, kurie nusivylime skęsta. Ir skęsta ne tik nusivylime, bet galbūt ir neviltyje, apatijoje, jaučiasi pasidavę, pralaimėję, jaučiasi iš gyvenimo nieko nebesitikintis, nes gyvenimas juos stipriai nubrozdino, galbūt net jaučiasi ciniški ar, pagiežingi, tampa tokiais žmonėmis, kuriems pasaulis netenka savo patrauklumo, arba netgi kuriems jų nusivylimas ir skaudžios sunkios patirtis ir tai, kaip gyvenimas nesusiklostė, tampa būties blogumo įrodymu, kad pasaulis yra blogas, neteisingas
Ir čia nėra nieko gero. Žmonės įkrenta į tą tokį, sakykime, chronišką nevilties, chroniško nusivylimo patirtį ir apskritai, net jeigu šito kraštutinumo neimant, aš manyčiau, kad viena iš temos didžiulių aktualumų yra tokia, kad, kaip psichologo patirtis dirbančios su žmonėmis rodo, kad žmonės dažnai nusivylime krenta į destruktyvius būdus mėginti su tuo tvarkytis. Ir iš to gali plaukti visokie ir svaigalai, ir nustoju valgyti, nustoju savim rūpintis, gyvenimas netenka prasmės. Ir, žodžiu, labai daug visokių skirtingų reakcijų ir tame, man atrodo, vertinga kalbėti apie tai, kaip kažkaip sklandžiau su tuo susitvarkyti. Jo, aš dar čia pridėčiau, kad šalia tų tavo paminėtų reakcijų destruktyvių, jos būna destruktyvios ne tik savo pačiam, bet kartais ir kitiems, nes tada tas, kuris mus nuvilia, tampa tokiu blogu objektu. Čia ta savoka objektas pasiskolinta iš objektų ryšių teorijos, tokia psichodinaminė teorija, bet jinai labai nemažai gali padėti suprasti apie tokią fenomenologiją, tą patyrimą mūsų nusivylimų ir kaip mes su juo tvarkomės. Ir tos teorijos autoriai, jie ir kalba, kad patirtis su nusivylimais prasideda nuo labai labai anksti. Iš esmės nuo pat kūdikystės, kai dar mes gulime lopšelyje savo, nešnekame ir patiriame pasaulį, taip kaip patiria kūdikis. Ir ką tas kūdikis patiria tą pasaulį matydamas, tai jis jį patiria per tokias dichotomijas: gera, bloga. Gera mama, bloga mama. Ta mama, kuri myluoja, priglaudžia, maitina, ten fainai šneka, ir ta mama, kuri išeina, dingsta, kuri nebemiluoja, kurios nėra kažkiek laiko. Ir čia yra neišvengiama raidos dalis ir problemos atsiranda kame, kad kai šitas procesas yra sutrikdomas ir kai tėvai nebūna tie good enough, pakankamai geri, labai daug praleidžia, labai daug netlepia, tai gali sutrikdyti ir vėlesnėme gyvenimo etape kitų žmonių patyrimą. Ir tai labai glaudžiai susijęs su ta nusivylimo patirtimi, kad žmogus ima toliau skaldyti. Kad jeigu tu mane nuvylei, tai viskas, tu tampi blogu, nors, nežinau, vakar aš tave mylėjau ir tu buvai man pats brangiausias, bet tu dabar padarai kažką, kas mane nuvylė ir tu staiga tampi blogu. Nėra tos integracijos, to tokio tęstinumo, kad tas pats žmogus gali būti ir mylimas, ir šiltas, ir rūpestingas, bet tas pats žmogus gali būti ir nuviliantis. Ir čia gali nuskambėti gal net šiek tiek keistai, bet psichoterapeutai kalba apie tokias brandesnes ir mažiau brandesnes reakcijas į nusivylimą. Ir aš pabandysiu truputį paaiškinti apie jas, kodėl jas tokios laikomas. Tai kad viena dažniausių reakcijų į nusivylimą ir daugam tikrai pažįstama yra pyktis, kad mes nusivylę supykstame. Kaip tu taip galėjai? Kaip tu taip drįsai? Ar tu, ar kažkas, ar žmonių grupė, ar vienas žmogus, ar netitiko lūkesčio. Ir tai pasitinkama su tokiu pykčiu. Ir kodėl tai laikoma mažiau brandžia reakcija? Nes jinai būtent yra susijusi su tokiu to objekto suskaldymu gerą ir blogą. Ir jeigu jis elgiasi taip, kaip man tinka ir patinka, tai yra geras, jeigu mane nuvilia, tampa blogu. Ir tas pyktis gali būti net iki įniršio ir gali būti labai destruktyvus. Kaip tu galėjai mane dabar nuvilti? Ir tokia reakcija, ypač jeigu jinai yra dažna ir dominuojanti reakcija į nusivylimus, neleidžia pamatyti tokio pilno ir gana sudėtingo vaizdo, kad kitas gali būti visoks. Tai reiškia, kad tas žmogus, kuris mane nuvylė, ir tas žmogus, kurį aš myliu, yra tas pats žmogus. O aišku, čia su žvaigždutė tas punktas, nes kartais mes reaguojame nusivylimą pykčiu ir visiškai tai yra normali reakcija, kuri parodo ir kartais tokią neteisybę. Pavyzdžiui, koks nors draugas ar draugė, kuris nuolatos vėluoja į mūsų sutartus susitikimus, tai gali tikrai erzinti ir varyti iš proto, ir čia būtų ne apie tą skaldymą, tokį gerą ir blogą, bet tiesiog, kad taip kaip žmogus elgiasi su manim. Bet tą pyktį kaip tokią mažiau brandžią reakciją aš norėjau pabrėžti per tai, kad jinai tada neduoda pamatyti to pilno vaizdo. O kokia tada yra ta brandesnė reakcija?
na, bent jau objektų ryšių teorijos atstovai sakytų, kad liūdesys yra brandesnė reakcija į nusivylimą ir irgi pabandysiu paaiškinti, kodėl, nes liūdesys atspindi mūsų tam tikrą tokį, na, gedėjimą to objekto atžvilgiu, to žmogaus, kuris mus nuvylė, na, kad mes gedime, mes liūdime, kad, na, tikrai netitiko kažkokio lūkesčio, gal tikrai, na, nepasielgė taip, kaip norėjau, kad pasielgtų, ar nežinau, nepasirūpino tokiu būdu, kaip aš norėčiau, kad pasirūpintų. Ir tose patirtise ir nusivylimuose yra tikrai užkoduota labai daug tokios vaikystės patirties, to tokio lūkesčio, kad kitas pasirūpins manim, kad kitas atlieps mano poreikius, taip kaip darydavo tėvai, kaip darydavo mama, kad visada atsižvelgs mane, visada pasirūpins, visada kažkaip atlieps. Ir tas liūdesys yra tokios, na, integracijos požymis, kad kitą mes priimame pilniau ir labiau realistiškiau negu pykčio atveju, kai pykčio atveju suskaldome. Tai yra ir netgi knyga pavadinta panašiai pagal šitą tokią skaldimo tokią strategiją, kad aš tave myliu, aš nekenčiu tavęs, berods taip kažkaip vadinas. Ar tu žinai tą knygą tikrai, Gediminai? Aš nekenčiu tavęs, nepalik manęs. Jo, nepalik manęs jo. Tai va, ten yra panaši reakcija, kad aš ir nekenčiu, bet tuo pačiu ir labai bijau, kad paliktum, nes ir myliu. Ir dažniausiai tokia reakcija vyksta tada, kai ta patirtis yra suskaldoma ir tas gebėjimas priimti kitą realistiškiau ir pilniau, tai tikrai nėra lengvas dalykas, nes tai reikalauja tokios brandos ir tokio gebėjimo kartais ir atsitraukti ir pažiūrėti, o tai ar čia kitas, kai nuvylė, ar čia tikrai jis kažko blogo norėjo man, ar čia, nežinau, na, tokia santykių patirtis, o gal tas lūkestis, kurio neišpildė man, kažką apie mane sako. Ir čia ne apie tai, kad kitas blogas, bet gal čia kažkokia dalis, kurią man savim pačiam reikia pasirūpinti. Žinai, atėjo mintis, kai tu pradėjai kalbėti apie vaiko raidą ir ten tą pakankamai gerą mamą, tai čia, man atrodo, aktualios visai mintis tame, kad juk tie ankstyvieji vaiko raidos, nežinau, psichoanalitikai ir kaip juos pavadinti, tyrėjai, tas pats Vinikotas, tirdami vaiko raidą ir kas padeda vaiko charakteriui, nežinau, atsparesniam ir sveikesniam formuotis, pastebėjo tą, kad tėvai ar ten mama turėtų, sakykime, dažniau negu rečiau atliepti vaiko poreikius. Bet nebuvo įžvalgos apie tai, kad visada turi atliepti vaiko poreikius. Ir ankstyvieji raidos specialistai jūgi kalbėjo apie pakankamą kiekį frustracijos vaiko poreikius. Ir čia, man atrodo, labai svarbi dalis. Ta prasme, kad dar 20 amžiaus pradžioje tyrėjai pastebėjo, kad tam, kad vaiko asmenybė formuotųsi sveika ir atsparesnė, turi būti kažkoks kiekis frustracijos ir nusivylimo vaiko poreikiuose. Tai yra, jeigu tėvai stengiasi 100% patenkinti visada ir visus vaiko poreikius, formuojasi iliuziniai lūkesčiai. Kitaip tariant, tuo metu buvo narcisizmas pasaulio ir kitų atžvilgių, kad visą laiką, pasaulis man skolingas ir visi turi mane patenkinti. Maždaug toks formuojasi. Tai čia, man atrodo, labai aktualu tai, kad netgi tyrimai rodo, kad sveikas nusivylimo kiekis gyvenimo eigoje daro mus stipresniais ir net nuo pat vaikystės. Tai čia, man atrodo, labai svarbi dalis ir dar kilo mintis apie tai, kad šiaip turbūtgi tėvų auginančių vaikus kasdienė realybė yra klausimas, kokiu laipsniu dabar nuvilti savo vaiką. Nes vaikas visada visko nori. Jis nori dėmesio, jis nori, kad viskas būtų ten, nežinau, nupirkta, jis nori vien žaisti, neiti į darželį, skrolinti ten ir taip toliau ir panašiai. Ir tėvų užduotis yra kažkokiu laipsniu vaiką nuvilti kažkuria prasme, bet ir atliepti jo poreikius, tai yra neatstumti, nežaloti, neapleisti ir taip toliau ir panašiai. Bet tame, man atrodo, kad irgi viena iš tokių centrinių temų galima būtų pamatyti nusivylimą. O pratęsant tai, ką tu pasakojai, aš sakyčiau, tą galima temoje uždėti temą apie tai, kad mūsų, sakykime, aštrus ar koks nors kategoriškas arba šiaip sudėtingas santykis su nusivylimo patirtimi gali sutrikdyti santykį su kitu. Ir tavo pavyzdžiai, man atrodo, labai aktualūs ir labai geri apie tai, kaip mes kategoriškai kitą žmogų savo viduje nuteisėme, kartais gal net ir išorėje nuteisėme, gal net galima būtų pasakyti kartais nukenceliname dėl vieno ribotumo žmogų, kuris, sakykime, turi daugiau kažkokių savybių ir skaldome į gerą, blogą. Bet man čia norisi dar pridėti, kad mūsų toks specifinis santykis su nusivylimu gali sutrikdyti ne tik santykį su kitu, bet gali sutrikdyti ir mūsų santykį su pačiu gyvenimu.
Tai yra, šiek tiek pasikartosiu, ką minėjau, kad mes galim save aptikti tokioj būsenoj, kad ar įsitikinime, kad pasaulis yra neteisingas, gyvenimas yra nesažiningas, žmonės yra savanaudžiai, žmonės yra priešiški, jaučiuosi pasaulio ir gyvenimo nuskriaustas, jaučiu, kad mano gyvenimas buvo nepelnytai sunkus, žiaurus, žalojantis, žeidžiantis. Ir nemėgstu aš viso šito, nepatinka man tai, aš nejaučiu, nežinau, kažkokio prielankumo pasauliui ir gyvenimui kaip tokiam. Tai tos nusivylimo patirtis, kurios neįvyktos, kurios, sakykime, nubrozdino ir sužalojo ir nebuvo kažkaip integruotos ir transformuotos, gali duoti tokį, labai aštrų santykį su pačia būtimi, su pačiu gyvenimu ir tokį nihilizmą mesti. Kita vertus, tai gali sutrikdyti ir mūsų santykį su pačiu savimi. Ne tik su kitais. Tai yra, kad jeigu mes, nežinau, susidurėm su kažkokiom klaidom ar nesėkmėm ir irgi nusivylimais gyvenime, tai galime įkristi tokį, kad aš ten nepakankamas, aš per prastas, aš blogas, aš nieko vertas, aš nenusipelniau gerai gyventi, aš nesu vertas geriau jaustis, nesijaučiu nusipelnęs nekentėti net, dėl to neturėčiau rūpintis savim, pykstu ant savęs nuolatos, nes atrodo, kad darau vien klaidas, kad esu kaltas ir per prastas dėl to, kad nesusiklostė mano gyvenimas, esu prieš kitus kaltas ir kažkuo ten, nežinau, pakenkęs, nepakankamai geras, per mažai stengiausi ir panašiai, ar ten jeigu iki kraštutinumo pastumus visą šitą, tai apskritai galbūt esu menkysta, kuri neturi ateities ir nenusipelnė meilės. Ir tokios būsenos gali atvesti stiprios nevilties būsenos. Šiaip, jeigu čia taip techniškai dabar techninę pavarą įjungus, tai labai stiprios nevilties būsenos yra vienas patikimesnių rodiklių, kurios prognozuoja, kad yra savižudybės rizika žmogaus patyrime, kai labai yra nusiviliama gyvenimu, labai nusiviliama savimi ir tokiose būsenos jau tikrai neretai svarbi yra ir specialistų pagalba, ir aplinkinių pagalba. Tai man atrodo, čia įvairias sferas padengia, jeigu mes su nusivylimais kažkaip neišmokstame susigyventi ir susitvarkyti, tai gali griauti santykius su kitu, su savimi ir su pačiu gyvenimu. Ir literatūroje galima aptikti tokias, 3 pagrindinės pozicijas tuo nusivylimo klausimu, kurios atspindi mūsų santykį ne tik su kitais, bet ir su savim. Tai pirma galėtų būti tokia, aš esu nuviliantis, tai reiškia, kad aš negyvenu taip, kaip kiti iš manęs tikisi. Antroji pozicija tokia, kad mane nuvylė. Tai reiškia, kad kiti gyvena arba elgiasi taip, kad tai nesiderina kažkaip su mano lūkesčiais. Ir trečioji pozicija yra aš nuvyliau. Ir pirmos tos 2 pozicijos, jos tokios yra labai apibendrinančios, tokios generalizuojančios ir jos yra tokios, vėl, jeigu imsime kalbėti apie brandesnės ir mažiau brandesnės reakcijas, tai pirmos 2 pozicijos reiškia tokią, sunkesnę tą reakciją, ypač ta pirmoji, kad aš esu nuviliantis, nes tai atspindi tokį iš esmės santykį su savim tokį, kad ne tai, kad aš padariau kažkokį veiksmą, kuris, kažkam nepatiko, netiko, gal tikrai kažką blogo padariau, gal tikrai kažką neteisingai padariau, gal kažko nemokėjau ir tokiu būdu nuvyliau. Tai žmogus tada apibendrina šitą patirtį ir vietoj to, kad išgyventų kažkokius jausmus, nežinau, galbūt tą patį liūdesį, kad nuvylė, jisai tą patiria kaip tokį, bendrą savęs vaizdą ir savęs tokį tapatumą, kad aš esu iš esmės kaip po toks nuviliantis. Ir tokia pozicija jinai yra tikrai sudėtinga, nes jinai veda į eilę visokiausių minčių ir jausmų, kurie yra labai save nuvertinantis. Ir semantiškai tai skiriasi tik per kelias raides, bet tokie vidinio patyrimo prasme tai yra milžiniškas skirtumas, kai žmogus pasako, aš esu nuviliantis ir kai pasako, kad aš nuvyliau. Ir tas aš nuvyliau kartu yra toks, kodėl tai yra galima būtų laikyti tokia brandesnė reakcija, aš galvoju, kad tai ir parodo tokį santykį su savo paties ribotumu, kad aš galiu būti tas, kuris nuvilia, tuo pačiu tokį įsisąmoninimą, kad mano veiksmai veikia ir kitus, ir tai, kad aš kažką nuvyliau, ir tai yra kito žmogaus reakcija,
Ir aš nepuolu dabar taisyti kažkaip, nepuolu kažkaip dabar apibendrinti, kad aš esu iš esmės kažkoks blogas. Tai parodo ir, sekantis po to veiksmai ir parodo tuo pačiu gebėjimą tokį ištoleruot tą nuvilimą, kad aš nuvyliau kitą, bet aš nepuolu dabar kažkaip, dirbtinai. Ir čia labai svarbu, kad jeigu žmogus puola dirbtinai kažkaip taisyti situaciją, tada galima prisivirti košės, bet leisti ir kitam, pabūt nusivylusiu ir kartu pačiam irgi išgyventi tą nuvilimą, nes kartais būt tuo, kuris nuvilia, yra kaip mes jau šiandien sakėm ir Gediminas akcentavo, neišvengiama dalis, bet kartu ir tai kainuoja ir gebėti tą kainą išbūt to nuvilimo, kad aš galiu liūdėti, aš galiu jaustis kartais net kaltas. Pavyzdžiui, jeigu aš pažadėjau, kad aš ateisiu susitikti su draugu, o nežinau, kažkaip nesusidėliau dienotvarkės ir žinau, kad jis laukia manęs ir netėjau, tai man gali kilti ir kaltė, ne tik liūdesys. Bet čia labai svarbi ta pozicija. Ar aš esu nuviliantis, kad aš netėjau, ar aš tiesiog nuvyliau. Tai, man atrodo, tokie svarbus ir reikšmingi skirtumai tarp tų pozicijų. Tai, ta antra gal mažiau pakomentau, kad mane nuvylė, čia galima ir, manau, dar ir vėliau išsiplėsiu, tai yra apie tą irgi mūsų santykį, kad kiek kitas privalo mūsų nenuvilti niekada ir kiek tai yra nerealistiškas lūkestis, o kiek tai, kad kitas mane nuvylė, yra ne tik apie to kito kažkokį neteisingą poelgį, neteisingą pasirinkimą, bet ir apie tai, o ar aš tikrai tikiuosi teisingų dalykų tada iš kito. Tikrai įdomios mintis ir man atrodo tai, apie ką tu kalbi, iliustruoja tokį faktą, kad nusivylimai turi savybę stingti, kaip kokia želatina. Ką aš turiu omeny, kad nusivylimo patirtį neretai seka kažkokių išvadų pasidarimas apie tą nusivylimo patirtį ar apie tai, kas sukėlė tą nusivylimą. Kitaip tariant, mes visą laiką savo patirtis kažkaip savaip interpretuojam. Tai tiesiog yra fundamentalus psichikos gyvenimo faktas, kad mes negalim neinterpretuoti, mes kažkaip įprasminam, kažkaip pasidedam savyje mūsų patirtis. Ir negalim matyti kažkaip realybės skaidriai, norėjau pasakyti, be jokių lūkesčių, be jokių intencijų, be jokios interpretacijos. Tai ir kaip nusivylimo patirtis stingsta, tai dažnai į tuos kažkokios išvadas, kurios virsta vėliau įsitikinimais, kurios mes nešamės apie save arba kitus, arba pasaulį, arba apie visus. Ir čia yra labai svarbi užduotis turbūt, kalbant apie perėjimą nusivylimo patirties, kad kaip nusivylimą įprasminti tokiu būdu, kad ta patirtis galėtų būti kažkaip integruota į bendrą paveikslą gyvenimo, bet nebūtų ta, kuri esmingai nulemia tą gyvenimo paveikslą. Man atrodo, ir čia tu gražiai išryškinai tą skirtumą tarp aš nuvyliau versus aš esu nuvilintis, kur interpretacija visą paveikslą mano savęs vaizdo apima arba kažkokią dalį, kad įvyko tokia patirtis arba kažkoks gyvenimo aspektas mano yra, nuvilintis, bet tai nereiškia nusivylimo visų gyvenimu. Ir čia yra ta tokia, kažkuria prasme realybė, kad mes užmetam ant pasaulio savo tą lūkesčių tinklą ir nuo tokio fakto irgi niekaip nepabėgsim, nematom be savo lūkesčių gyvenimų. Bet man atrodo, ką jau ir tu anksčiau minėjai, kas čia girdisi ir matosi iš mūsų kalbėjimo ir ką norisi šiek tiek praskleisti, tai kad tokie dūžtantis lūkesčiai ir nusivylimai ir kai kurių gal net iliuzijų griūtis, gali tapti tokiu katalizatorium, kuris gal net kartais išjudina tam tikrą mūsų gyvenimo tėkmę arba išjudina tam tikrą sustabarėjusių vaizdą apie pasaulį, kai mes kažkokį susidarę esam, labai naivų galbūt įspūdį. Bet esminė mintis, ką aš noriu pasakyti, kad nusivylimo patirtis gali viena vertus sustingti į tokius sunkius įsitikinimus, destruktyvius ar griežtus, kategoriškus. Kita vertus, nusivylimo patirtis gali tapti tiltu į realesnį gyvenimo matymą. Ir čiagi neretai kalbama kasdienėje kalboje, čia šitus kasdienės psichologijos, ne universitetinės kalbant, kad mesgi pastebim neretai, kad pavyzdžiui, tai, kas skiria jauną žmogų, kur mes neretai pastebim kažkokį tai jaunatvišką idealizmą, užsidegimą, čia norą pasaulį pataisyti, išgelbėti, gal net kartais ir naivumą mato nuo kažkokio, kas skiria nuo brandesnio žmogaus, tai kad žmogus, kuris jau patyręs daugiau nusivylimų, kažkokių nesėkmių, mato tokį
blaivesnį gyvenimo paveikslą, arba yra ta kita dalis, kad tampa cinišku, nieko nebesitikinčiu ir nusivilti. Tai čia, man atrodo, yra tos galima kasdieniai psichologijai matyti tas dvi skirtingas trajektorijos žmonių, kurie nugyvena iki vyresnio, brandesnio amžiaus ir ar viena vertus jie ramiai priima tą netobulą gyvenimo realybę, ar kita vertus jie yra tapę, tais, sakykime, kažkokiais cinikais, nihilistais, kur viskas yra blogai ir tada savo tulžį išlieja įvairių portalų komentarų sekcijos ir panašiai. Nes gyvenimas mus išmoko dalykų, kad ne visą laiką reikia, nežinau, ne 100% žmogaus duotas žodis išsipildo, ne 100%, nežinau, darbdavys tau nori gero, ne visą laiką net ir mylimas žmogus rūpinasi tik tavo interesų kartais. Ta prasme, kad yra daug visokių patirčių per gyvenimą, kurios mūsų tam tikrus iliuzinius lūkesčius pagriauna. Ir mes turim kažkaip juos integruoti ir virškinti ir atrasti, su kuo čia mes galim sugyventi, su kuo negalim ir mėginti atskirti, kad tai viso pasaulio vaizdo neužtvindintų. Ir tokiu būdu, per tokią patirtį, jeigu mes tas patirtis suvirškinam, taip sakant, metaforiškai, tai atsiranda tam tikras toks žmoguje net imunitetas gyvenimo krizėms, gyvenimo iššūkiams, mes tai vadinam psichologijai neretai psichologiniu atsparumu. Bet šitie dalykai, aišku, svarbiausia paminėti, kad galioja tuo met, kai patirti nusivylimai tampa tam tikrų naujų pamatų, naujų realesnių gyvenimo matymų, tvirtesniu. Ir kai žvilgsnis gyvenimo atžvilgiu tampa toks, sakykime, platesnis, gebantis priimti įvairią realybę. Priešingai negu tada, kai nusivylimai sulaužo ir nubrozdina taip, kad ta kasdienė gyvenimo tėkmė yra visiškai sutrikdoma ir galbūt žmogus pasiduoda. Ir aš galvoju, kad tai, ką tu pasakoji, Gediminai, kad ar pasinaudos žmogus tuo nusivylimu kaip kažkokiu katalizatorium, ar galimybę pamatyti savo, nežinau, gal kažkas, netgi ir raidos užduotį savo tapimo, tam tapsmo procese priklauso nuo to, kokį santykį kuria žmogus su nusivylimu. Ar tai yra santykis toks per vengimą, kad, nusivylimas yra nemaloni patirtis, nemalonus jausmas, nemalonus išgyvenimas, tai čia yra kažkas, ko reikia vengti ir tada dėliotis gyvenimą ir sprendimus apie tai, kaip nepatirti šito. Ir čia būtų tada arba toks vengimas, arba bandymas apsiginti nuo tos patirties, arba kaip tik bandymas perskaityti, o kas čia yra, nežinau, gal apie mane, kad aš nusivyliau, arba apie ką čia pasakoja, kad aš nusivyliau. Tai ar čia, pavyzdžiui, gal padeda pamatyti man savo poreikius, kad, pavyzdžiui, jeigu aš pastoviai nusiviliu kažkokiu žmogum, kad gal tai yra poreikis, kad man, nežinau, neįdomu, nepatinka su tokiu žmogum bendrauti, arba galbūt čia gali būti, kad mane nuvilia kažkas kitame, ko aš, pavyzdžiui, savyje nenoriu priimti. Čia būtų tas susitikimas per nusivylimą su tokiais šešėliniais aspektais, kad kitas pasielgia kažkaip taip, kaip aš savo niekada negalėčiau leisti pasielgti, ir tada aš galiu ir ne tik nusivilti, galiu ir labai supykti, gali kitas atgrasus pasidaryti. Ir ką minėjau apie tą mūsų polinkį gintis nuo nusivylimų, ir ne tik nuo nusivylimų apskritai, žmonės ginasi nuo sunkių emocinių išgyvenimų, tai galima būtų ilgą labai sąrašą gynybos mechanizmų vardinti. Aš gal kelis norėčiau paminėti, kuriuos tikrai gali žmonės atpažinti ir savyje, ir kitose, kad mes, pavyzdžiui, neigiam dalykus, kad nenusiviltume. Pavyzdžiui, jeigu vyksta santykiuose kažkokie nuviliantis dalykai, mes galim neigti, kad tai yra, ir nuolat pabrėžti tik tai, kas vyksta gero. Ir tai būtų tokia irgi apsauga nuo to, kad vyksta kažkas nuviliančio ir gal apie tai kažką reiks daryti, gal apie tai reiks kalbėti, gal kažką man savyje reikės pakeisti. Mes idealizuojam, kad apsigintume nuo nusivylimų. Idealizavimas tai yra toks iškelimas kito ant pjedestalo ir tokių perdėm teigiamų, pozityvių savybių matymas. Ir tai irgi yra apsauga nuo tikrai tokio emocinio skausmo pamatyti kitą kaip realų. Nes kai aš idealizuoju, aš tada galiu nesusidurti su tuo, o kuo kitas yra man nemalonus, nemielas, kuo per kitą aš galiu pamatyti savo kažkokias nemalonės savybės. Ir tada idealizavimas vis tiek kažkada nutrūks ir tada jisai gali būti labai labai skaudus ir tada kaip tik galima pulti tada tokį didžiulį kito nuvertinimą, kai aš pamatau, kad
aha, tai pasirodo jisai ne tik čia labai fainas, geras, ten darbštus kažkoks, bet jis ir, nežinau, koks nors nepunktualus, arba jisai gal ir ne visada sąžiningas yra, arba kartais pameluoja. Tai koks čia siaubingas gali būti žmogus. Tai mes kartais skaldome, tai vat ką pradžiai paminėjau apie tą nuo pat kūdikystės einantį geras blogas, tai vat žmonės, kurie mums buvo geri, pasielgė kažkaip nuviliančiai mūsų atžvilgiu, jie mums staiga patampa blogi. Vėl mes tada negalim eiti santykį ir patirti tokio žmogaus kaip pilno, bet mes patiriam jį automatiškai kaip blogą žmogų. Ir kas už to slypi, kad tada gali kilti tokių apibendrimų, kad tai su tokiais žmonėm niekada reikia nebebendrauti, arba tokiais žmonėm niekada reiktų nebepasitikėti. Ir tai va, ką Gediminas paminėjo, man patiko tas žodis cinizmas ir, pavyzdžiui, man atrodo, kad stoikų filosofija atspindi tą nuo labai seniai žmogaus norą kažkaip emociškai ir psichologiškai tvarkytis su nusivylimais, ir kas yra skaitę stoikų minčių, ten tikrai galima nemažai rasti minčių, kurios būtent kalba apie tai, kaip žmogui priimti nusivylimus, kaip koreguoti savo lūkesčius, ir tame, man atrodo, labai yra svarbių įžvalgų, bet kartais stoikų filosofijai galima ir tokio cinizmo labai aptikti, kad nenorėk, tada ir nenusivilsi. Tai gali tada sukurti labai tokį tikrai cinišką santykį su pasauliu, su kitais. Tai jeigu kažkas nuvilia, tai aš tada, tai nieko tada nenorėsiu, nieko iš kitų nebesitikėsiu ir tik taip apsisaugosiu, bet kartu tai tada labai padaro santykius ir gyvenimą tokiais negyvais, ciniškais, ir kad čia visi tik tais nuviliantis ir nebėra to kito poliaus. Tai irgi yra, man atrodo, pavojus. Ir dar ketvirtas toks gynybos mechanizmas, kurį norėjau paminėti, kai mes perdėm džiugiai imame elgtis, kai kažkas mus nuvilia arba įskaudina, ir tai yra irgi būdas nesusidurti su tuo liūdesiu ir jo neišbūti. Tai nors mes, pavyzdžiui, ką tik galėjom gauti kažkokią nuviliančią žinią, kad mus, pavyzdžiui, nepriėmė kažkokią poziciją darbe ir mums gali norėtis paliūdėti, gali mums skaudėti, bet mums per sunku su to išbūti, tai staiga perinam prie kažkokio džiugaus dalyko, tai čia ir tas vyksta, ir anas vyksta, ir čia galima hihihaha. Tai gali iš šono atrodyti kaip, žmogus labai atsparus yra, žmogus niekaip nepaveiktas to, kad jo, pavyzdžiui, nepriėmė į darbą, į kurį jis norėjo, bet už to ne visada, bet kartais gali slypėti tas nenoras išbūt to nusivylimų ir tikrai gal paliūdėti, nes blemba labai norėjau, kad priimtų, ir kaip gaila, kad nepriėmė kažkur. Tai tas santykis to nusivylimu tikrai keblus, ir mes visaip kaip ginamės, ir nieko čia nepakeis, ir tikrai čia nereikia kiekvienos tos gynybos sustabdyti, bet kai jos tampa vieninteliu būdu mums susidurti su nusivylimu, tada negalim nueiti tą pusę, kuri galėtų padėti pamatyti, o kaip galima paaugti, kažkaip reflektuojant tą savo nusivylimą. Jo, atrodo, kas vienyje tai, ką kalbė apie tas gynybas, tai yra neigimas tos, nuviliančios kažkokios situacijos ar realybės, noras kažkaip tą slėpti, pabėgti. Ir čia tai man atrodo, kad apskritai yra toks labai pamatinis žmogaus, sakykime, troškimas, netgi jeigu paėmus pavyzdį prarasto rojaus mitą, kaip tokį įvaizdį, kuris fiksuoja tam tikrą žmogaus egzistencinę situaciją, kad žmogus yra ne tobulame pasaulyje, jis iš tobulo pasauliaus yra išmestas, bet kartu gyvena su nuolatiniu lūkesčiu kažkaip grįžti tai. Ir čia aš nekalbu apie tiesioginę to žodžio prasme, tai yra rojų krikščioniškoje perspektyvoje, bet aš turiu omeny labiau vėlgi kasdienę patirtį, kad šiaip tai turbūt dažnas galime atpažinti savyje, kad gyvename mes su tokiamis slaptomis fantazijomis apie tokią būseną, kur būtų saugumas, komfortas, kur mes gautumėm tai, ko mums reikia, ko mes trokštume, ir neretai tą būseną suprojektuojam į visokius pasiekimus, kad kai jau pasieksiu ten tą darbą, tai tada bus gyvenimas kaip rojus, laimingas būsiu ir bus viskas fainai. Kai pasistatysiu namą,
va tada bus mano rojaus sodas ir tada jau būsiu laimingas. Kai rasiu tą savo žmogų, partnerį ir partnerę, va tada jau būsiu laimingas. Na ir mes turim tas fantazijas, kad bus ta rojaus sodo būsena. Nors man atrodo, kad ir pats tas mitas moko, kad labai pamokanti šiaip istorija tame, kad visagalis kūrė tą burbuliuką, sakykim, bet net ir jis, jo visagalybė buvo ribota tame, kad vis tiek ten gyvatė įkišo savo galą. Tai net jam nepavyko. Ką kalbant apie mus mirtinguosius, taip sakant. Tai čia yra tokia svarbi dalis, bet kartais toks troškimas šito rojaus tai gali peraugti apskritai tokia, sakykime, žmogaus laikysena einant per gyvenimą, kur stengiamas išvengti bet kokio nusivylimą. Ir neretai tada gyvenimas gali atvesti, turėti tai yra įvairiausių pasiekmių. Toks lūkestis, toks būdas eiti per gyvenimą. Tai gali vesti kažkokį netikrumą, neautentiškumą, kur aš tada nerizikuoju, neleidžiu savo kažkokių svarbių galimybių gyvenimo išplėtoti. Arba gali gyvenimas labai susiaurėti, nes aš tada imu labai perdėtai saugotis, vengti bet kokios rizikos, nebandyti kažko pasiimti iš gyvenimo. Gali vesti į apatiją, kur atrodo, kad nieko gero čia tame nėra, viskas nuvilia, nėra nieko vertingo, ar nusivylimai seka tik nusivylimus, tai kam iš vis kažko norėti, nesidžiauk, nesverksi, tai mus moko lietuvių liaudės išmintis, ar ne? Ir kažkuria prasme už šito stovi tas ta gynyba, sakykime, negebėjimas priimti netobulos tikrovės, toks slaptas mėginimas su ja dėrėtis, toks vidinis pareiškimas, nebūtinai įsisąmonintas, bet iš pačios gyvenimo laikysenos plaukiantis, kad ne, turi būti geriau. Turi būti gyvenimas gražesnis, geresnis, fainesnis, mielesnis, patogesnis, laimingesnis, džiugesnis ir visoks koks esnis. O tikrovė sako ne, yra kaip yra. Dar Mija taip sako, bet ir tikrovė. Ateina akistatan ir sako, yra kaip yra. Ir čia yra svarbi užduotis gebėti susitikti su tokiu tikrovės aspektu, stoti į akistatą ir mokytis priimti, kad yra netobulio tikrovė, ir atrasti joje prasme, ir atrasti savo vertybės kažkokias, einant per nusivylimus, kad būtume mes kažkaip pajėgus į kažką atsiremti tose nuviliančiose patirtyse, atrasti kažkokį pamatą savyje ir kad mes būtume pajėgus pamatyti galiausiai ir atvirų žvilgsnių matyti, kad vis dėlto yra gyvenime kitų galimybių ir kartais gyvenimas net aktyviai mums pasiūlo, kaip ant lėkštutės padeda, sako, žiūrėk. Va, kažkas dabar tave pagyrė, kažkas džiaugiasi, kažkas dėmesį parodė, kažkas tau pasiūlė fainą projektą. O tu merdėjai savo nusivylimą ir sakai, nieko gero nebus. Ir net nemačiau, nepriėmiau to, atstūmiau, netikiu, čia yra nesąmonė, čia yra iliuzija, čia galbūt nori apgauti, čia tik tai nori pataikauti. Ir dar kažkaip, ta prasme, kad nusivylimo patirtyje, kuri sustingsta, žmogus dažnai netgi tampa toks pusaklis būsimom kitom gyvenimo galimybės, kurios atsiveria priešais jį. Ir man čia gal dar norisi vieną mintį pasakyti, kad galima būtų taip kažkuria prasme tokį, binarinį skirtumą dėti, kad šiaip kalbant apie iš kur kyla kančios gyvenime, tai viena dalis kančios yra pačiame gyvenime, filosofiškai tariant, jo faktiškume, tai yra tame, koks jis yra, su savo iššūkiais, su savo netobulumais, su savo nelaimėmis, krizėmis, karais, whatever, you name it. Pačiam gyvenimo faktiškume yra daug sunkumų, kurie kelia kančią. Likusi dalis kančios kyla iš žmogaus negebėjimo pirmą dalį priimti. Negebėjimo susigyventi su gyvenimo faktiškumu. Bandant kažkaip tą neigti, bandant kažkaip ignoruoti. Ir čia yra svarbi mintis, kuri ateina iš egzistencinės filosofijos ir egzistencinės terapijos, tai kad šiaip gyvenime labiau padeda su tuo faktiškumu jo susigyventi ir ne taip ūmiai, sakykime, kentėti, kančios irgi neišvengsim, nereikia turėti šito lūkesčio, iliuzinio, kad labiau padeda ta nuostata, kuri yra atvira nusivylimo galimybei. Tai yra, kad vienas iš mano lūkesčių gyvenimo yra toks, kad aš galiu patirti šitame gyvenime nusivylimus ir netobulą gyvenimo realybę. Besipriešinant šitam faktiškumui, tada labai daug pasiekmių atsiranda, kai mes tą visą bjaurėją, sunkėją gyvenimo pusę bandom kažkaip už borto laikyti ir, užtvindyti save kažkokiais malonumais, daiktais, pasiekimais. Toks buvimo būdas gali tapti labai įtemptų, labai nerimastingų, labai tokių trapių, neapibrėžtų, labai, tokių, sakykime, kankinančių. Taipogi, kur kančia kyla iš negebėjimo priimti sunkesnės. O šiaip tai,
ta netobula gyvenimo realybė tai yra tokia, kad čia niekas tau nedavė garantijų jokių. Tau gimstant pasaulis nepažadėjo, kad tu gyvensi rojuje, kad viskas čia daug kas neužtikrinta yra, kad egzistuoja ir kančia ir laikina. O, teisingai, dar nesakiau, kad mes visi mirsim. Reikėjo ir šitą būtinai šitam podcast'e pasakyti, kad bus krizių, nelaimių ir panašiai. Ir kad, nežinau, ateis diena, kada suprasi, kad nesi toks svarbus ir reikšmingas, koks manėsi esas, kai pasensi ir niekas tavęs nelankys. Yra ta realybė ir teks mums susidurti, nepaisant to, kaip mes stengiamės kažkaip kartais tą paneigti. Bet paskutinis gal sakinys, užbaigiant šitą prailgusi mano monologą, kad nesinori man pasakyti, kad viskas yra doom and gloom, tamsu ir baisu. Esminė mintis, kad kai mes esam atviresnėme žvilgsnėje tai netobulai gyvenimo realybei, tada ir padidėja mūsų galimybės pasidžiaugti ir priimti ir būti dėkingais už tuos momentus, kurie įvyksta geri, ar galbūt galų gale džiaugsmą gali teikti net tiesiog rami kasdienybės tėkmė be jokių įvykstančių turbulencijų. Mes išmokstam tą vertinti, nesiekti kažkokio papildomo tobulumo gyvenime. Tai man atrodo, tas yra svarbi dalis, toks kaip ten realistinis optimizmas, sakykime. Štai pasinaudot noriu tuo, kad tu įnešiau į šitą dialogą mūsų tą rojaus vaizdinį, metaforą ir kaip tik tas autorius, kur klausėjai pradžioje, gal mane kažkas nuvylė, kad sugalvojau apie tai kalbėti, aš kaip tik sakau įkvėpė, tai tas autorius, kurį skaičiau, James Hollis, jo kaip tik knyga ir vadinasi Eden Project in Search of the Magical Other. Tai Edenas tai yra, kaip žinia, rojus ir ta paieška to magiško kito. Tai jisai toj knygoj rašo apie santykius, daugiausiai romantinius, bet ne tik. Ir ten jisai nemažai kalba, kad mūsų nusivylimai atspindi tokias mūsų projekcijas. O ką mes žinom apie projekcijas, šiaip jeigu neklausėt, tai labai rekomenduoju paklausyti mūsų epizodą apie projekcijas, aš čia neišsiplėsiu per daug, tai šiaip manau, kad tai yra vienas iš kokių top 5 mūsų visų laikų epizodų, bent jau ir pagal žmonių reakcijas ir pagal tai, ką mes ten pašnekėjom. Žodžiu, paklausykit. Tai trumpai tariant, projekcijos yra kažkas, kas yra apie mus, bet pirmiausia, mes tai patiriame arba matome kitame. Paprasčiausias pavyzdys, kitą patiriu kaip piktą, nors iš tikrųjų esu pats piktas, bet nenoriu išsisąmoninti ar dar nepasirengęs esu pamatyti, kad esu piktas. Tai grįžtant prie to James Hollis minčių ir idėjų, tai jisai kalba, kad tas noras į tą rojų patirti, į tą rojų sugrįžti yra labai glaudžiai susijęs su mūsų patirtimis, ypač romantiniuose santykiuose ir lūkesčiais, kurie kyla, nes mes tikrai, ir čia svarbu pabrėžti, kad tie lūkesčiai ganėtinai pasąmoningi yra, nėra, kad mes aktyviai labai to ieškom, bet tai pasireiškia per tos lūkesčius, kad mes tikimės iš kito, tokio rojaus, tai reiškia, kad kitas visada pasirūpins kažkaip, atlieps taip, kaip norime būti atliepti, visada bus dėmesingas tiem dalykam, kuriems noriu, kad būtų dėmesingas. Sakys tik dalykus, kuriuos aš noriu girdėti ir nesakys dalykų, kuriuos aš nenoriu girdėti. Kad ir kaip skamba, nežinau, kvailai ar primityviai, bet dažnai žmonės šito tikisi ir turbūt niekam nepaslaptis, kad daug labai nusivylimų ir bent jau su kuo tenka terapijai susidurti iš nusivylimo temos kyla romantiniuose santykiuose. Ir Hollis labai gražiai įveda tokią savo mintį, kuris skamba taip, kad čia pabandysiu pacituoti jį. Čia aišku, aš išverčiau, bet kad mes turėtume, kai mes nusiviliame ir kai mus nuvilia kitas, mes turėtume klausti, ko aš reikalauju iš kito, ką pats turėčiau daryti. Ir čia yra tikrai susidūrimas su projekcija. Ir kiekvienos projekcijos atveju mes privalom, kaip ir klaus savęs, ką tai pasako apie mane. Tai gali būti, kad mes iš kito tikimės, kad kitas, pavyzdžiui, visada siūlys užsimti veiklom, kurios mum įdomios ir nesiūlys veiklų, kurios mum neįdomios. Ir už šito patyrimo, už šito nusivylimo gali slypėti labai paprasta užduotis. Ar aš pakankamai pasirūpinu veiklomis, kurios man patinka? Tai aš, pavyzdžiui, pakankamai pasirūpinu, kad aš gyvenčiau gyvenimą taip, kad jame atsirastų erdvės ir vietos dalykam, kurie tikrai
man yra svarbus. Na, pavyzdžiui, dažnas pavyzdys, poroj sako, nu, vat mes nesikalbam apie kažkokius intelektualinius dalykus, apie kažkokias idėjas, man to trūksta. Ir tada galima tikrai labai pykti ant partnerio ar partnerės, kad, neatliepia, nežinau, apie geopolitiką nesikalbam. Bet čia tada, jeigu pasinaudosim šitą Holiso formulę, tai ko aš reikalauju iš kito, ką pats turėčiau daryti. Tai ar gali tai būti, kad šitas nusivylimas atspindi tai, kad tu pats žmogau kažkaip neatliepi to savo poreikio ir gali būti, kad partneris tikrai nėra tas, kuris gali kalbėti apie geopolitiką arba gali, bet gal nenori, bet ar čia tada tikrai yra tokia neįmanomybė būti su šito žmogum santykiai, ar čia yra toks kvietimas pažvelgti šitą situaciją kaip kažkokią užduotį savo, kad o kaip aš pasirūpinu savo gyvenime, kad būtų to intelektualinio, nežinau, turinio, intelektualių pokalbių mano gyvenime. Gali būti, kitas pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu žmogaus užduotis yra, kažkaip išmokti geriau pasijusti apie save, bet jis tos užduoties nemato, kažkaip, neįsisąmonina ir tada gali tikrai kitiems būti keliami tokie nerealistiški lūkesčiai, kad ir tai gali virs vėliau dideliais nusivylimais kitais ir skauduliais santykiai, nes, pavyzdžiui, iš kito tikimasi, kad jis patvirtins tik gerus dalykus apie mane. Tai galėtų maždaug skambėti taip. Kaip tu gali nepadėti man gerai jaustis apie save? Kaip tu drįsti? Kaip tu gali kažką pasakyti, kas man nepadeda gerai jaustis apie save, kas manęs neverčia gerai jaustis apie save. Ir taip galima rasti turbūt pavyzdžių, kur tokia situacija, ją gerai paanalizavus, galėtų byloti apie kažkokį psichologinį smurtą santykį, priklausomai nuo to, kas ir kaip yra išsakoma, bet labai dažnai už šitų situacijų slypi, tai, kad žmogus nepasirūpina tuo, nežinau, savo pozityvesnių santykių su savimi, apie save, nesimoko, kaip gali geriau pasijusti apie save, bet tai atiduota tada lūkesčių kitam, per lūkestį kitam, kad kitas turi kažkaip pasirūpinti mano šito poreikiu ir tai gali virsti vėliau tokiom labai, nemaloniom taktikom santykyje, kad, pavyzdžiui, aš atsitraukiu emociškai nuo to žmogaus, nes jisai kažko nepatvirtino apie mane, ką aš labai noriu patvirtinti. Pats negaliu, bet labai, labai reikalauju, kad kitas man patvirtintų. Tai gali pasireikšti kažkokiu pykčiu, gali seksualinio santykio neprisileidimo. Aš dabar kitą nubausiu, kad mes neturėsim seksualinių santykių poroj, nes jis ar ji man kažką pasakė, ko aš nenorėjau girdėti, bet tai gali būti susiję tikrai su kažkokia užduotim, ką man svarbu apie save pamatyti. Ir tokiu būdu, Holis yra rašo, kad tokiu būdu, tokiom keistom taktikom mes bandome priversti ganėtinai pasąmoningai tą kitą žmogų sugrįžti į tą pirminį būvį, tą mūsų įsivaizduojamą, tą Edeno sodą, į tą tokį pirminį būvį, kur kitas nenuvilia manęs niekada. Kaip tik, kad kitas tik viską patvirtina apie mane, nenuvilia, jisai man tik gerus dalykus sako, jisai tik su manim, jis ar jie ten tik įdomiom veiklom užsiema, arba niekada, nežinau, visada klauso tik labai atidžiai, o niekada neklauso kaip nors išsiblaškęs. Kaip gražiai Verena Kast yra rašius, kad neišgirsto žmogaus užduotis yra išmokti būti išgirstu. Bet jeigu jis to neįsisąmonys, tai visada kiti jo per mažai klausys, netidžiai klauso, kažko neišgirsta, bet gali visai nepamatyti, kad jis ar ji nepasirūpina, kad tas dalykas būtų išgirstas. Tai man atrodo, kodėl mane taip paveikė ir gal inspiravo šitą knygą, nes tai tikrai kviečia nusivylimus pamatyti ne per kito blogumą ar kito defektyvumą ar kito žmogaus kažkokį netitikimą mūsų idealaus standarto, bet per tokį tikrai būdą, o kokia čia užduotis man. Pakartosiu 3 kartą, bet gal tikrai kažkas išgirs. Ko aš reikalauju iš kito, ką pats turėčiau daryti. Tai man labai patiko šitą idėją. Labai geros mintis ir man regis nusivylimas ir poros santykiai galėtų būti, nežinau, norėjau sakyti atskiro podcastų tema, bet turbūt galėtų ir visa podcastų serija apie tai būti, kiek tai yra aktualus, dažnas išgyvenimas ir irgi daug lemintis poros gyvenimo trajektorijas. Ir čia tikrai daug svarbių dalykų jau paminėjai, man gal norisi dar kažkaip savai žodžiais keletą dalykų įvardinti, kad
Gitas dažnas pasakymas 3 metai meilė baigėsi. Tai čia kas baigėsi? Ne meilė baigėsi, kažkoks iliuzinis, paidealizuotas kito žmogaus paveikslas. Ir tada mes susidurėme su realiu kito matymu ir tampa iššūkis, kaip dabar susigyventi su tuo paveikslu, kurį turiu. Tai vat vienas iš būdų yra reikalauti iš kito viso kaimo, visos kaimenės, kaip Ester Perel pasakytų, kad tu turi būti man ir geras meilužis, ir geras pašnekovas, ir nežinau, ir mokytojas, ir tėvas, ir draugas, ir bičiulė, ir pusseserė, ir mama, ir viskas viename, visi žmonės, žodžiu, visas komplektas. Nors pats galbūt aš nepasirūpinu tais poreikiais, tikiuosi iš kito aktyvumo, o pats esu pasyvus tų savo poreikių atžvilgių. Tai čia kiekviena pora susiduria su tikrai labai svarbia poros gyvenimo užduotimi. Tai kaip dabar apie tai kalbėtis, kaip su tuo būti ir kaip susigyventi su ta realia realybė, ne paidealizuota realybė. Ir čia, man atrodo, irgi reikalauja iš kiekvieno žmogaus tokių, sakykime, savitų gebėjimų, ar kaip čia įvardint. Tai pavyzdžiui, man atrodo, vienas iš, kuris yra svarbus tokiose situacijose, tai gebėjimas nuvilti kitą arba gebėjimas atsiverti savo nusivylimą apie kitą, pavyzdžiui. Kodėl aš dabar tą sakau ir taip skamba galbūt elementariai, dar vienas iš epizodų, kurį mes esame įrašinėję, people pleasingas, neatsimenu kelintas epizodas, bet apie prisitaikėliškumą, apie pataikavimą kitiem. Tai kai žmogus neduoda savo tokios gyvenimo galimybės, tai yra ją draudžia, nuo jos saugosi arba jos vengia, tai yra nuvilti kitą. Tai iš to gali atsirasti toks nuolatinis pataikavimas, prisitaikėliškumas, savo poreikių neišsakymas, savęs pametimas, toks buvimas nenuoširdžiu, netikru, kur gali ilgainiui net ir pagiežos atsirasti kitiem, ar neįpykantos, ar ten pavydo kitų laisviai savo poreikius reikšti ir panašiai. Arba visokie tokie taktiniai manevrai, apie kuriuos tu, Vitalijau, kalbėjai, kur kažko negaunu poros santykėje, tai tada apie tai nesakau, bet savo kažkokiu kitokiu elgesiu, vadina, pasyvia agresija, parodau, kad dabar tai tau šito nebus. Tai taip tarsi parodau tą vien dėl to, kad, per stipru pasakyti vien dėl to, bet viena iš komponenčių to gali būti tai, kad aš savo neleidžiu tiesioginės patirties leisti savo nuvilti kitą ir apie tai kalbėti. Kad, pavyzdžiui, man šitas dalykas netinka. Aš turiu kitokį įsivaizdavimą. Arba kai tu kažką, man yra kažkaip nefainai, man nepatinka. Pasakyti tam kažkokį, nežinau, priekaištą, kad kažkoks yra, netinkami dalykai arba kitoks lūkestis. Tikiuosi kito, arba jaučiuosi nemaloniai, kai vyksta tai vis dėlto. Maniau, kad man tai tinka, bet dabar suprantu laikui bėgant, kad negaliu aš su šituo dalyku sugyventi. Ir čia tikrai yra svarbus gebėjimas tokiam atsiverti savo nusivylimą apie kitą. Tai kodėl aš tai akcentuoju savo nusivylimą apie kitą? Nes kaip dažniausiai poros atsiveria? Tai tu toks, ne tai tu tokia, tai su tavim čia, ne tai tau reikia keistis. Šitie visi apie projekcijas kalbam ir apie tokį priskirimą kitam, bet nekalbam apie tai, kad žiūrėk, aš suprantu, kad tu tame, tu toks, bet aš turiu tokį poreikį, aš turiu tokį lūkestį, man svarbu yra tokie ir tokie dalykai. Ir man apmaudu, kai to neįvyksta, kai tas nenutinka, man sunku, aš tada atsitraukiu, aš tada nusiviliu ir panašiai. Čia labai svarbi dalis, gebėti reflektuoti, įvardinti, įgarsinti savo paties nusivylimą, o ne viską užmesti kitam žmogui, nes tada neretai gali vykti tokia kartotė, kad santykis po santykio vis kitas nuvilia, bet niekaip mes nesusitinkame naujoje realybėje, kur pripažintume kažkokius nusivylimus, pripažintumėm skirtumus, pripažintumėm realų santykio paveikslą ir tame susitiktumėm skirtumuose, kaip berods Girgždė jos pavardė, žodžiu, porų terapeutė knygoje savo pamiršau pavadinimą. Mes skirtingi, negi skirtis rašė. Susiskirti, labai gera sąvoka, man patiko, susitikti poroje skirtumuose ir nusivylimuose. Tai randant naują bendrą realybę, neieškant panašumo ir kad visame tame susigrosim. Tai čia, aišku, kelios mintis, bet turbūt galima apšiai kalbėti apie tai, kaip artimame santykėje, kaip mes tvarkome su tais nusivylimais. Jo, ir kodėl taip svarbu yra tas projekcijas pastebėti ir jas susigrąžinti ir tikrai pamatyti
tame reikalavime iš kito kažko, ko aš šiaip pats reikalauju iš savęs, bet nepadarau, kad tik tada mes galime, ir vėl čia ta labai, man atrodo, buvo gera mintis Holiso, aš ją gal biškį perfrazuosiu, bet kad tik tada mes galim kitą priimti, nu tikrai kaip kitą, o ne savo kažkokį, nežinau, ten tą pratesimą, papildinį ir vat poreikio atliepėja. Nes tai jeigu bet kokio žmogaus mes paklausim, ar tu savo partnerę ar partnerę priimi kaip kitą, nu, tai tikrai visi pasakys, kad taip. Bet jeigu taip giliau pažiūrėjus ir tada pastebėjus tas reakcijas į nusivylimus, tai pasimato, kad kitas staiga tampa nebepriimtinas, kai jisai pasielgia kitaip, negu aš norėjau, arba negu man patiko, arba negu aš kažkaip tikėjaus. Ir tai kainuoja pastangų, ir tai, ką Gediminas kalbėjo apie kančias prieš tai, tai priimti kitą ir būti su kitu yra tame kančios kažkokios, kad ne tai, kad aš čia dabar kviečiu būti žmonės santykiuose ir likti santykiuose, kurie yra iš esmės kančia, jokių būdų ne, bet kančios priimti kitą per tai, kad mes tada susiduriam tikrai su tuo liūdesiu ir kartais su pykčiu, kad kitas yra, nu, ne toks, kokia ta mūsų fantazija. Ir mes, nu, niekada nepabėgsim nuo fantazijų ir tikrai nereikia nustoti kažkaip fantazuoti ar viltis kažko, ar tikrai tikėtis, nesiūlau dabar nesitikėti nieko iš savo antrų pusių, bet kaip tie dalykai, kurių mes tikimės, iš tikrųjų iškreipia tą vaizdą, kaip mes tą kitą patiriam. Ir jeigu mes tikrai norim kitą priimti ir susitikti su tuo kitu, kaip su tuo kitu, tas angliškai man patinka, jie labai gražiai skiria, tas the other. Pas mus lietuviškai tas kitą mini ir, nu, gali staiga pradėti apie tą realybės šou galvot, kur kitas. Įspūdingai. Jo, tai kaip tikrai tą kitą the other, tai tada, kai mes tas projekcijas susigražinam ir pamatom, kad jo, tas kitas yra tikrai kitoks, ne toks, kokio gal aš 100% noriu, bet ir gali kažkas tikrai nepatikti ir liūdinti, bet tada jis yra tikrai kitas, o ne mano papildinys, kuris labai gražiai Gediminas taip šaržuodamas įvardijo ir mama, ir tėtis, ir pusbrolis, ir pusseserė, ir intelektualus pokalbis, ir geriausias meilužis, ir visa kitas, bet tikrai kaip kitas. Ir aišku, svarbu, kad susitikus su kitu ir būtame santykė su kitu, kad ten kažkas tikrai sutaptų, kad ten tikrai kažkas atlieptų, kad ten tikrai kažkur žmonės susitiktų, būdami tie kiti. Bet svarbu labai tą gebėtą kitą priimti tikrai kaip kito, o ne kaip, na, tiesiog savo kažkokią fantaziją, kaip tik tą magišką kitą, kaip prašo Holisas, ir tada ieškai tu to Edeno sodo ir tada tikrai gali pabūti santykėje, nuvylę, eini kitą santykį, nuvylę, eini trečią, į ketvirtą ir, nu, nes vis šitam pritrūko grožio, kitam pritrūko lovai kažko, ketvirtam karjeroj per mažai ambicijų, su trečiu, nežinau, nelabai įdomu keliauti gal, nu, ir tada galima tikrai atsidurti tokiuose, na, nebaigtiniam, tokiam neužsibaigiančiam nusivylimų rate, nepamačius, kiek tai yra apie mus, o ne apie kitą. Apie tai bekalbant, eilinį sykį man aktualizavosi galvoje Geštalto malda, tai Google atsiverčiau, man atrodo, verta ją vėl priminti, mes ne viename epizode jau esam šitą įvardinę, bet tai yra, nu, puikiai tinkantis dalykas nusivylimo poros santykiuose atžvilgiu, ar bet kokiuose santykiuose. Tai jis skamba taip: aš darau savo, tu savo. Aš nesu čia tam, kad atitikčiau tavo lūkesčius. Tu nesi čia tam, kad atitiktum mano lūkesčius. Tu esi tu, aš esu aš. Ir jei mes kada rasime vienas kitą, bus nuostabu. O jei ne, ką padarysi? Tai čia Frico Perlso, Geštalto terapijos kūrėjo mintys, ne kažkokia, nežinau, sektos malda, nes tai vardinama kaip malda, kas man yra gal įtartina taip tą pavadinti, bet žodžiai jie neša labai, nu, ryškę, stiprią prasme. Rasti savyje tokią laikyseną, kur nei aš tau skolingas, nei tu man skolinga. Ir jeigu mes susitinkame tame kažkaip, tai yra fainai, jeigu ne, nu, taip yra.
Ir čia, man atrodo, svarbus dar momentas, kurį reikėtų išryškinti nusivylimų temai, nebūtinai apie ten poros santykius ar kitus santykius, bendriau kalbam, bet tai liečia visus tos aspektus. Tai yra, kaip yra su mūsų autorystė, atsakomybė ir aktyvumu. Kiek mes patys aktyvus. Va tai, ką kalbame apie lūkesčius kitam, sakykime, poros santykė, tai, gerai, mes galime, taip sakant, laukti iš kito aktyvumo, kad kitas taps visi tie dalykai, bet ar patys mes esame aktyvus tų poreikių, tenkinime, išpildyme tų dalykų, ar vis dėlto tiesiog pasyviai laukiame. Ir lygiai taip pat gyvenimo atžvilgiu, sakykime, nežinau, tas įsitikinimas, kad gyvenimas turėtų būti kažkoks įdomus, spalvingas, ten, sėkmingas, turtingas, ar visoks koks ten ypatingaus, kur nešiojamės tokius lūkesčius, kur tada gyvenimu nemėgaujamės, o vertiname iš esmės jį, o vertindami nusiviliame, nes vis kažkokia ten varnelė failė nėra uždėta apie gyvenimą ir tada tampam nepatenkinti tuo gyvenimu savim pačiais, bet klausimas, ar mes patys esam aktyvūs šitų lūkesčių atžvilgių, ar tiesiog laukiam, pykstam, nusiviliam, nepasitenkinime esam, kad kažko nėra mūsų gyvenime, ar vis dėlto tame yra kažkokios aktyvios pastangos, aktyvus krypties, vis ieškojimas, keitimas, judėjimas link to išsipildymo savo gyvenimo ir jų lūkesčių. Ar lygiai taip pat santykė su kitu, ar aš ten stengiuosi, veikiu, kurių darau, einu, klumpus stojuosi, vėl einu, ar vis dėlto tiesiog kažkaip rankas sudėjęs, laukiu, kol kažkas ateis. Tai čia, man atrodo, labai svarbi dalis, irgi nusivylimo temoje kalbant, tai aktyvumo, pasyvumo laipsnis. Kaip aš, kiek aktyvus esu savo gyvenimu nuviliančių aplinkybių atžvilgių, ar tų pačių savo gyvenimo lūkesčių atžvilgių, nes irgi viena iš tų komplikacijų, sakykime, kuri gali atsirasti, tai pavyzdžiui, visiškas pasyvumas tame, kad yragi tokių žmonių ir psichologo darbe sutinku, kai žmogus iš esmės yra pasidavęs ir iš gyvenimo tikisi tik nusivylimą. Kad nusivylimas lydės nusivylimą ir niekas gerai nesusiklostys ir tame yra daug tokio bejėgiškumo. Tame yra daug nejautimo savo galios, tame yra nematymo savo aktyvios rolės, taip, kaip dabar aš dėliojuosi savo gyvenimą, nepaisant to, kaip gyvenimas mane talžė, daužė, brozdino ir visaip, kaip buvo man atšiaurus iki šito momento. Tai ir žinoma, kad nėra lengva iš to išlipti. Vieną čia aš ką sakau, kitą tai kalbu apie kryptį. Ne naiviai, kad oi dabar prisimk atsakomybę, reikia viską daryti ir čia bus gerai. Kai kuriem užtenka šitos žodžius iš tikrųjų išgirsti, bet kartais kelias yra nelengvas ir žmonės neretai būna iš anksto nusivylę. Minėję esam podcast'e sąvoką išmoktas bejėgiškumas, kai daug kartų nusivylė ir išmoksti nebesitikėti gyvenime dalykų. Ir vėlgi ta pati nuostabi lietuvių liaudies mokykla. Per daug nesidžiaug, nes po to verksi. Vat labai gerai, žiauriai. Vat taip mes ir ugdykim savo vaikus. Žodžiu, nesidžiaugti gyvenime, o verkti. Vat tikra lietuvių tauta identitetas mūsų. Kalbant apie tapatumą, čia irgi gal svarbi dalis paskutinė mintis, ką noriu pasakyti apie tai, kad neretai nuviliančios gyvenimo patirtis ir nusivylimai tampa atsakymu į klausimą, kas aš. Esu nesakyk girdėjęs, kad žmogus kalba, aš esu toks žmogus, kuriam gyvenimas nesusiklosti arba kuris yra vien tik nusivylimas ir yra nieko gero. Taip ir taip gyvenimo sulaužytas. Neseniai vienas bičiulis man parekomendavo šiaip įdomų kanalą YouTube, tikrai labai intelektualaus ir gerai žodį valdančio vyruko, vadinasi kanalas Functional Melancholic, bet man buvo įdomi reakcija, kai aš paklausiau poros video tenais, nes jis tiesiog kalba podcast'e apie dalykus, apie pasaulį, bet vien pats pavadinimas – funkcionalus melancholikas. Ir visa tai, kas ten yra kalbama, man tokį dvipusį jausmą kūrė. Viena vertus žmogus su didžiulė įžvalga gera, filosofinė, sociologinė įžvalga. Kita vertus žmogus, kuris radęs savo tapatumą tame melancholiškume. Maždaug, kad klausimas į atsakymą, kas aš, tai tas iš gyvenimo daug nesitikintis nusivylęs intelektualus melancholikas, kuris dar funkcionuoja tame, bet šiaip gyvenimas yra sunkus, nieko gero ir čia yra taškas.
ne į tą dalį einam, kad pala, o tai galima sukurti kažką džiaugsmingo, su kažkuo pasidžiaugti, bet ties tuo ir užsibaigiame. Tai man atrodo, kad čia irgi yra tokio pavojingo momento, kai mes leidžiam nusivylimo patirtims tiek įsismelkti, kad savo tapatybę net apibrėžiame vėliau per tai. Ir tame yra toks uždarumas gyvenimo galimybė atžvilgių. Man atrodo, tai, kad tu sakė, aš dabar taip ekspromtu pagalvojau, tokia mintis kilo, kad tai gali tokia save išpildančią pranašystę tapti. Tas toks nuolatinis tikėjimasis, nusivylimo ir laukimas. Tai čia klasikinis turbūt pavyzdys, kam mes būname dėmesingi, tai tuos dalykus labiau ir pastebime. Tai jeigu mes susitelksime, nežinau, į kūną savo, į kūno pojūčius, tai ten ir skausmų galim daugiau pastebėti. Arba jeigu susitelksim tik į skausmą, tai ir jausim tik skausmą. Arba jeigu susitelksim tik į tai, kas mums nepasisekė, tai ir pastebėsim tik tas dalis, kurios nepasisekė. Ir tai ne šiaip mes ir džiaugsmo epizode kalbėjom apie tai, kaip pozityvioji psichologija pastebėjo ir vėliau ir tyrimais patvirtino, kad pastebėti pozityvius dalykus ir juos fiksuoti, tai ugdo gebėjimą tada juos, ir dažniau kažkaip, tikrai pamatyti, būti dėmesingesniems tiem dalykam. Ir kartu, jeigu mes džiugius ir pozityvius dalykus pastebim, tai reiškia ir kažkokią patirtį, tai mums tikėtina pozityvę ir fainą sutikėti, tai reiškia ir daugiau galime patirti tų malonių išgyvenimų. Tai analogiškai tikriausiai tas nusivylimas ir nusivylimo laukimas tokia kaip nuostata, tai tikrai biški ir programuoja mūsų smegenis tikėtis tų dalykų. Tai jeigu aš einu su tokiu didžiuliu lūkesčių, kad čia mane nuvils, tai aš galiu tikrai kreipti dėmesį tikrai gal dalykus, kurie būnant man labai geros nuotaikos nieko nereikštų, bet jeigu aš tokiam nusivylusio tapatume, tai aš galiu tada ir matyt labai priekabus pasidaryti ir tas gali kliūti, ir anas gali kliūti, ir vėl nuvylė, ir aha, kadangi aš jau savo buvau pasakęs, tai viskas taip, kaip aš sakiau, viskas tik pasitvirtino, nuvylė mane. Nes mes net iš psichologijos žinome tų tokių klasikinių eksperimentų, dabar galvoju, kaip ten vadinosi, ar Pigmaliono tas efektas, gal ir tu ir atsimeni, iš studijų buvo toks tyrimas, kur kažkaip mokiniai, kur mokytojai tikėjosi, kad jų ten intelekto įverčiai bus kažkaip geresni, ir jiem ten kažkaip pasakė, kad šitie gabesni, tai jie ir tada tikėjosi, ir tie mokiniai kažkaip geriau pasirodė, nors jie nebuvo kažko, man atrodo, gabesni. Čia gali būti, kad kažkur kažkokia faktinė klaidelė, atsiprašau už garsą, neišeis jau jo iškirpti tikriausiai, už tą faktinę klaidelę gal ir kažkur galėjau suklysti, bet esmė buvo, kad jeigu mes tikimės gerų dalykų, tai tada tie geresni dalykai irgi gali pasimatyti, nors gali ten kažko labai gero net nebūti, bet net mūsų lūkestis ir tikėjimas. Tai va tas, man atrodo, jeigu gerai prisimint, tai Pigmaliono efektas kažkas apie tai buvo, kad skirtas toks dėmesys, toks tam tikras pozityvus lūkestis ir gavosi visai pozityvus rezultatas tada. Tai jūs taip entuziastingai įsijautė į podcastą, kad net baldai ėmė kentėti. O žiūrėk, turiu tau klausimą, man įdomu tavo požiūris. Tu tiki, kad įmanoma neturėti lūkesčių? Bet žmonės dažnai kasdieniai kalboje sako, neturėk lūkesčių, aš tai neturiu lūkesčių. O tikrai nemanau, ir aš esu net ir su klientais apie tai atsimenu kalbėjęs, kad nerealistiška neturėt lūkesčių, nes man atrodo, tai nuvestų į tą cinizmą, kurį tu prieš tai minėjai, nes lūkesčiai dažnai yra ganėtinai pasąmoningas dalykas. Mes tikrai galime kai kuriuos lūkesčius koreguoti, ir tai, ką mes kalbėjome epizode lūkesčiai ir perfekcionizmas, kad kai žmonės keičia savo lūkesčius ir kartais labai didelius, jie tada gali kaip tik sveikesnį santykį su ta realybė turėti ir tada mažiau nuo perfekcionizmo kentėti, bet daugybė lūkesčių, ypač tų tokių giluminių, tokių iš vaikystės, kad kitas pasirūpins, kad globos, kad nenuvils, tai yra kas tiesiog yra mumise. Mes jau, kai tie lūkesčiai virsta nusivylimu kaip patirti, mes tada galime apturėti santykių su tuo, bet kartais jie gali nesudalyvauti niekaip. Tai neištiko situacija, kur tas mano lūkestis kažkaip sudalyvavo. Tai aš kažkaip galvočiau, kad nelabai gali. O ką tu pats galvoji apie tai? Labai panašus ir artimas tėvajam mano požiūris, ir aš besiruošdamas šitam podcastui užsidaviau savo klausimą, kaip aš suprantu šitą frazę. Nes tai, kad aš netikiu, man tai buvo savaime aišku, bet giliau kažkaip nepareflektavau. Netikiu tuo, kad neturėk lūkesčių. Man tai atrodo
vienas blogiausių būdų paguosti kitą žmogų. Neturėk lūkesčių. Nu, pieva. Tai ir kažkaip pasinešiau tą mintį ir pagalvojau, kaip aš tą matau ir supratau, kad tikrai mano matymai turi įtakos ir egzistencializmo kryptis. Tai aš gal matyčiau lūkesčių neturėjimą kaip tokią specifinę laikyseną pasaulio atžvilgiu, kaip atvirumą pasaulio tėkmei. Aš taip įsivardinau savo, kad tai toks atvirumas priimti pasaulį, jo neapibrėžtą tėkmę, atvirų žvilgsnių kažkuria prasme, nes mūsų lūkesčiai veikia tuo būdu, aš jau minėjau nesykį, kad mes pasaulį esam linkę sudėti kažkokias dėžutės. Savo lūkesčiuose, savo įsitikinimuose sakyti, skirti teisingą nuo neteisingą, gerą nuo blogą. Pasaulyje veikia dalykai taip ir taip, pasidarom kažkokios išvadas, jos nugula mūsų įsitikinimuose, vienus atsimenam, kiti lieka nesąmoningi ir panašiai. Žodžiu, kitaip sakant, mes kažkaip tveriam tą gyvenimo procesą į kažkokį tai žemėlapį, į kažkokį tai pasakojimą. Ir aš sakyčiau, kad yra nemenkas toks iššūkis išlavinti tokį įgūdį, gebėti priimti tą neapibrėžtą gyvenimo procesą be paralyžuojančios įtampos. Taip labiau ramiai, tvirtai, atvirų žvilgsniu, nuolankiai, galbūt net drąsiai pasitikti gyvenimo netikėtumus. Ir sakyčiau, mano akimis, kad vienas gal blaivesnių dalykų, ko galima viltis iš gyvenimo, tai yra tai, kad jis visoks ir neįtin nuspėjamas ir kad gyvenimas bet kada tau gali tapti iššūkiu. Ir tada, sakyčiau, tokiame žvilgsnyje nusivylimas gali būti proga ateiti į tokį matymą, praregėti tame, jog gyvenimas yra užduotis, kurią kažkaip reikia spręsti, o ne saldainių parduotuvė, kuri turi tave pamaloninti, maitinti, būti saldi ir faina malonė, arba, nežinau, antklodė, kuri tave nuolat šildys ir globos, kad pasaulis yra štai toks. Kažkada girdėjau, vienas bičiulis sakė citatą, neatsimenu kieno, negaliu pacituoti ir galbūt ne pažodžiu tą pasakysiu, bet buvo mintis, kad motinos meilė vaikui suteikia pažadą, kurio pasaulis negali išpildyti. Čia apie tai, ką tu kalbi, Vitalijau, santykių plotmėj, kad mes tikimės iš kito toks globos, to atliepimo, tai šiaip tikimės ir iš pasaulio, kad pasaulis mums bus tas, galbūt mamos glėbys, sakykim, kažkuria prasme, bet taip nėra. Ir svarbu, man atrodo, gebėti atrasti tą tokį atvirumą pasaulio tokiam neapibrėžtumui ir jo įvairiai tėkmei. Ir čia aš tada sakyčiau, kad tokia kaip sąmoninga vidinė laikysena gali išoriškai atrodyti, nematant viso to pagrindo, kaip tam tikras lūkesčių neturėjimas, toks atviras žvilgsnis į pasaulį ir jo įvairius įvykius. Bet tai nėra lūkesčių neturėjimas, aš vėlgi sutinku su tavim, aš netikiu tuo, kad mes galim neturėti lūkesčių, nes gerai tu įvardinai, kad net nesąmoningam lygmenį mes jų ten krūvas turim, tiesiog. Tai yra faktas apie žmogaus psichikos gyvenimą. Bet mes galim ugdyti sąmoningą laikyseną gyvenimo atžvilgiu, kuri būtų atviresnė, netokia sustabarėjusi, netokia griežta. Ir pasikartosiu, man regis, kad tame tada, jeigu mes taip by default, taip sakant, galvojam apie gyvenimą kaip iššūkį, kaip kažką netikėto, nenuspėjamo, tai tokiu būdu atsiranda viduje daugiau erdvės tokiam dėkingumui už visus tuos momentus, kada gyvenimas iššūkių nebuvo. Kada buvo ta rami kasdienybės tėkmė, jokių turbulencijų, jokių krizių, jokių nelaimių. Gal net priešingai, gal net buvo daug džiaugsmo akimirkų, kur buvo smagiai praleistas laikas, kur gyvenimas atnešė gerų dalykų. Ir tada, man atrodo, tas svoris vertinimo yra žymiai didesnis negu ateinant iš tos pozicijos, kad, turi būti gyvenimas geras. Aha, tai pagaliau atėjo tas džiaugsmas. Tai tokia pigdžiuga, o ne džiaugsmas, ta giliaja prasme. Jo, aš tai kviesčiau ir čia papildant, ką tu sakėjai, ne tai, kad neturėt lūkesčių, bet nes čia nerealistiška, bet būti santykiai ir kaip tu apie laikyseną kalbėjai, tai aš gal kitą žodį pavartočiau, tai būti ryšyje arba santykėje su savo lūkesčiais ir būdami ryšyje su jais mes galime juos koreguoti. Man patinka visai tas žodis korekcija ir jisai labai svarbus kartais, kad žmonės
pakoregavę savo lūkestį, jie gali tada keisti labai daug ką, savo santyki tiek su planais savo ir tikslais, tiek savo santyki su savim. Ir, nežinau, iškyla, pavyzdžiui, toks pavyzdys, ar ne, kad sportininkai dažnai tikisi, kad, jų rezultatai gerės stabiliai ir stabiliai forma gerės arba visada bus tokia pat. Ir tai yra lūkestis ganėtinai nerealistiškas. Ir tada, jeigu sportininkas pakoreguoja tą lūkestį, kad gali rezultatai svyruoti kartais, kad gali forma svyruoti, kad emocinė savijauta gali svyruoti, tada atsiranda kitoks santykis su tuo, ką aš patiriu. Nes jeigu mano lūkestis yra, kad rezultatai turi nuolatos gerėti, tai kai jie negerėja, aš galiu išgyventi labai didelę frustraciją, didelį pyktį, neteisybę, liūdesį, nusivertinti save. Bet jeigu tas santykis, kad gali būti visaip, tai, apskritai galėjimas koreguoti lūkesčius ir būti santykė su jais, tai leidžia įvairiau patirti viską, nes kai yra labai toks kategoriškas neturėt lūkesčių arba lūkesčiai labai dideli, ir tie nusivylimai tada būna, tolygus tiem lūkesčiam, kad jie gali būti labai, labai dideli, bet įdomu, kad tas žmogus, kuris nieko nesitikė, tai tada jisai turėtų būti kažkoks apsaugotas nuo nusivylimų, bet nežinau, ar galima sutikti žmogų, kuris nenusivilia niekuo. Jisai greičiausiai arba labai ginasi nuo to ir neigia, ką ir kalbėjau apie tas gynybas, arba biški meluoja savo ir kitiems, arba tikrai tada neįsisąmonina, kaip jį paveikia, pavyzdžiui, tokia, nežinau, ciniška laikysena pasaulio kitų atžvilgių ir kad jį galbūt tada atriboja nuo kažkokių prasmingų santykių su žmonėm arba prasmingų veiklų, nes galiu saugotis nuo nusivylimų ir tada užraukiu visus santykius su žmonėm ir tada išgyvenu didžiulį vienišumą. Ir, čia visokių tų pasiekmių gali būti, nes aš dar galvau, kad tas nusivylimo kaip tokios patirties jausmo vengimas kartais priveda žmonės prie to, kad jie niekada taip ir nepradeda dalykų, kurie jam yra, pavyzdžiui, reikšmingi. Pavyzdžiui, galim paimti pavyzdį kokį nors, kad žmogus nori užsiimti kokią nors kūrybinę veiklą, nežinau, pavyzdžiui, piešti, tapyti ar kurti muziką, bet kartu jis nenori nusivilti tuo, ką pavyks padaryti. Ir tada gaunasi, kad apskritai save sustabdo nuo bet kokios pradžios šitiem savo noram, tai nepradeda piešti, nepradeda kurti, nežinau, jeigu tai yra noras sportuoti, nepradeda gal sportuoti. Ir tas vengimas jausmo yra labai, ne tai kad yra, gali būti labai toks sabotuojantis santykis su savim ir gali, užkirsti kelią tokiom gerom, fainom, prasmingom patirtim, gali užkirsti kelią atrasti tai, kas yra resursai man, o mes kaip žinom, kad turėti resursus yra labai svarbu žmonėm, kai susiduria tada su kitom situacijom, kaip krizės, kažkokios netektis, kitos sudėtingos patirtis. Tai čia atrodo, nusivylimų temoje tas miškelis labai platus ir galima į bet kokį takelį įžengus atrasti vis kažkokią temą ar potemę, kaip santykis su nusivylimais, ar vengimas, ar neigimas to gali paveikti tą gyvenimą ir santykius. Koks mielas vaizdinys, einam grybauti. Pratęsant tavo mintį apie tą nesitikėjimą, tai profesiniai patirtį savo esu pastebėjęs su žmonėmis, kurie, sakykim, taip yra nusivylę pačiu reiškiniu, intoto, taip sakant, jeigu, tarkim, nenusisekė eilė poros santykių, paimkim tokį pavyzdį, tai aš visiškai nebesitikiu nieko iš to. Bet, ką aš norėjau pasidalinti, kad esu pastebėjęs, kad šiaip tai neretai už to yra slaptas lūkestis, bet toks labai specifinis, kad kai daug esu nusivylęs, ar gali būti taip, kad tada nešuosi lūkestį, jog kiekvienas mano būsimas mėginimas privalo vesti sėkmingą rezultatą. Ir esu pastebėjęs, kad neretai žmonėms taip nutinka. Už tos gynybos, kad čia nieko gero bus, nieko nesitikiu, iš tiesų yra lūkestis, kad jeigu mėginsiu, kad būtinai turi būti sėkmingai, nes nebenoriu, jau iki kaulų smegenų įgryso man nusivilti.
toje kažkokie mano gyvenimo sferoje. Ir tada yra lūkestis, kad kiekvienas pamėginimas, piršto pajudinimas ves į kažkokią grandiozinę sėkmę, kuri, taip sakant, transformuoja visas iki tol buvusias neigiamas patirtis. Ir man atrodo, kad tai irgi paralyžuoja. Nes nepaisant to, kad mes vėlgi ta tokia, taip sakant, tiesmuka gera gyvenimo realybė, tai kad tu 10 kartų nusivyliai santykiais, tai pasaulis tai nepažadėjo, kad 11 bus 100% sėkmingas. Vis tiek yra to neapibrėžtumo. Tai yra tokia realybė ir mes jos niekaip nepabėgsime nuo to. Ir dažnai ten, nežinau, žmonėms būna, čia įvairias temas galima būtų liesti ir perfekcionizmą, ir įvairių kitokių baimę klysti ten ir panašiai, kad jeigu ten, nežinau, kažkaip susimoviau keletą kartų, kažkas nepavyko, nepasisekė, ir gali būti, kad už baimės klysti stovi, vėlgi tas tokia baimė suklysti dar syk ir už jos esantis lūkestis, kad, jeigu jau dabar kažką bandysiu, tai jau turi būti 110 balų. Ne 10, bet 11 jau tas kažkoks dalykas. Ir tame, man atrodo, galima ir mąstyti ir apie žmogaus santykį su rizika, kad jis pasikeičia dėka tokio, sakykime, gniuždančio nusivylimimo ir neįveikimo nuviliančių patirčių. Tai yra, kad žmogus gali imti vengti rizikos. Tai yra, kai daug sykių nusivyliau, man nebepatinka šitas gyvenimo tikrovės aspektas, kad mes rizikuojam nuolat. Ir nebūtinai mūsų kiekvienas judesys neša į sėkmę. Ir to galima saugotis, nuo to kažkaip bandyti išsisukti. Ir tada gyvenimas gali patirti labai didelę stagnaciją, tapti labai neautentišką būtimi, tokia, kur vėliau atsigręžus atgal įvyksta sunkus suvokimas, kad po perkūnais aš neįsijaučiu, kad aš gyvenau savo gyvenimą, kad kažkiek metų praėjo pro šoną. Ir tai, ką tu sakai, kad tai tampa tokiom automatiniam reakcijom, nežinau, ar čia tas žodis tinkamesnis, ar kažkokiom strategijom, taktikom, kad tu, pavyzdžiui, tas atsitraukimas, nerizikavimas patampa žmogaus, tokiu elgesio modeliu, nusivylus. Ir jeigu galima pasakyti, ko aš viliuosi, kalbėdama šitame epizode, tai gal viliuosi, kad tai, ką mes čia kalbam, žmonėm leis sąmoningiau pastebėti dalykus ir, pavyzdžiui, kad ir šitoj vietoj paklaust savęs, o kaip aš elgiuosi, kai mane nuvilia. Gal aš turiu kažkokią atsikartojančią reakciją, kažkokią elgesio strategiją, kai aš nusiviliu. Gal aš pasidarau labai piktas. Ir tada galiu pasidaryti kerštingas ir visai net nejučiom, kitam kažkaip atkeršyt kažkokiu pasyviai agresyviu būdu. Gal aš atsitraukiu, gal aš esu tas vengiantis, kad man taip skauda to nusivylimimo, kad aš geriau tada nebeisiu į tas situacijas ir nebekartosiu tų situacijų. Tai šitas momentas, gal aš, nežinau, tada pasidarau labai, toks apatiškas, gal pasidarau labai liūdnas. Gal koks nors, gal kaip tik gal yra žmonių, kuriuos, nusivylimas, nežinau, netgi skatina tęsti. Nusivyliau, bet, važiuojam toliau. Tęsim, visko būna, kaip ten 11 kartą nepavyko, gal pavyks 12 kartą, bet ne tai, kad privalo pavykti, bet, gal pavyks ir nestabdo. Tai, turint šitą reakciją, gal problemų mažiau kyla negu anas paminėtas, bet, taip kviesčiau tikrai, jeigu šią akimirką niekad nesat kažko labai stipriai nusivylę, tai labai palankus metas pabandyti perbėgti prisiminimuose, kas jūs arba reguliariai nuvilia, arba nuvildavo ir kaip jūs tame dalyvaudavot. Tai viena vertus nusivylimas, kodėl aš sakau, kad tai ne tik emocija, ne tik kažkoks jausmas, kad viena vertus tai taip, yra jausmas, emocija kaip patyrimas, mes nusivylimą kažkaip patiriame, bet yra tas kitas lygmuo, kuris yra labai svarbus, kai mes kalbam apie santykius ar apie kažkokius tikslus, tai yra elgesys. Tai kaip aš elgiuosi, kai nusiviliu. Taip, aš galiu patirti jausmą kažkokį, gal kažkaip pabūt, atsitraukt, bet po to vis tiek seka kažkoks veiksmas, kažkoks planas, nežinau, kažkokia idėja, vizija ir tai irgi labai yra svarbi dalis. Ir sąmoningiau matant, kaip aš elgiuosi, ką aš darau, tada galima ir kartais kitokius pasirinkimus atlikti, nes iki kol jie yra sąmoningi, jie dažnai būna ganėtinai automatiški, ypač kas yra su tokiom stipriom reakcijom kaip pyktis ir galima ir terapijai labai
ilgai rodyt žmogui, kad tu pyksti ir jisai neigs. Ne, aš nepykstu. Ir būna juk ir terapija, ir Gediminas galėtų gal ir paantrint, kad kartais būna, kai nuvilia terapijai kažką žmonės, kad kai kurie žmonės taip negali ištoleruoti šito ir taip supyksta ir kartais nori netgi pakerštaut, kad jie dingsta iš terapijos ir nebėra galimybės pasikalbėti ir aptart, kas čia įvyko. Nes ta patirtis tokia skaudi, nes buvo geras objektas terapeutas ir kažkur nepataikė, komentaras kažkoks, nežinau, neatliepia kažkokio poreikio, kažką netai pasakė, nežinau, galbūt pamiršo kažką, pamiršo parašyti, arba pamiršo, nežinau, praneš kažką, kad, nežinau, nebus sesijos, pranešė per vėlai. Ir man pyktis ir tai gali tada ir žmogus, neaptaręs, nesustojęs to, jisai gali ir neigti ir net nepastebėti, kad pyks. Nes tikėtina, kad jeigu taip nutiko terapija, labai realu, kad gali būti, kad ir kitose santykiuose nutinka labai panašiai. Kad kažkas, tai ką patyrė terapeutas, kuris dabar nustebo, gal, nežinau, gal išsigando, gal sunerimo, gal nuliūdo, kad galbūt kiti žmonės irgi tą patiria, gal romantinis partneris, gal draugai. Tai žodžiu, kvietimas pažiūrėti, o kaip aš elgiuosi, kai mane kažkas nuvilia, kai aš nusiviliu kažkuo. Labai geras kvietimas. Antrinu, prisidedu, akcentuoju dar syk, išplėsdamas ir gal įvardindamas, kad tikrai mes savo kasdienybė ir gyvenime nemaža dalim, sakykim, esame savo automatizmų įkaitai. Tai yra įprastų mūsų reagavimo ir interpretavimo būdų, nežinau, varomi, sakykim taip. Ir turbūt, vienas ir iš tikslų mūsų podcastų ir apskritai, kodėl mes tai darom, ir psichoterapijos vienas iš tikslų kaip tokių, tai yra, kad tai, ką mes gyvenime darom automatiškai, kad įvesti tame sąmoningumo šviesos ir šiek tiek nušviesti, kaip automatiniai būdai gali trikdyti, ne visada padėti ir atrasti sąmoningų kitų būdų. Tai čia praktiškai psichologijos ABC, tai yra tai, kad mes tiesiog kartais neturim galios tam, kas nutinka mūsų gyvenime, bet visą laiką galim rinktis savo reakciją į tai, kaip mes reaguojam, ką su tuo darom. Dažniausios mūsų reakcijos yra automatinės, neapskaičiuotos, negalvotos, net nesąmoningos, įprastos iš tų automatizmų, bet galime įnešti ir tai sąmoningumą. Tęsiant tai, patarimų sekcija, sako, psichologai neduoda patarimų, bet galima podcast'e paminėti, įvardinti keletą jų, turint omeny, kad nereikia priimti už gryną pinigą, bet norėjusi man gal įnešti ir tokio šiek tiek, tokio paprastesnio, lengvesnio tono apie santykį su nuviliančiomis patirtimis. Tai man atrodo, kalbant apie tai, kas padeda, kokios gali būti ne destruktyvios, o konstruktyvios reakcijos į nusivylimo patirtį, tai pirma, nesidangstyti nuo to. Ir Vitalijus nemažai kalbėjo apie gynybas, tai yra pripažinti jį. Pripažinti, kad tokia patirtis įvyko. Aš nusivyliau arba mane nuvylė, kaip ten bebūtų. Įvyko nusivylimas. Ir leisti savo tą išgyventi. Kad taip mane tai nuvilia ir man dėl to kyla įvairių jausmų ir tą galima, nežinau, savo įsivardinti viduje, balsu ar dienoraštį, ar gal su kitu pasidalinti. Tai svarbi, man atrodo, dalis, neneigti to, pripažinti, kad nusivylimo patirtis, nes kai mes kažko nepripažįstame, tada niekaip negalime išspręsti to, nuo pripažinimo prasideda sprendimai. Kitas momentas, kuris, man atrodo, irgi gali neretai padėti ir tas irgi plaukia iš kasdienių patirčių, tai yra paieškoti kitų perspektyvų situacijai įprasminti, pavyzdžiui, išgirsti kitų matymą. Taigi labai dažnai būna, kad mes su draugais, pavyzdžiui, pasidalinam kažkokiu savo nusivylimu ir draugų reakcija įneša tokį suvokimą, kad čia ties to gyvenimas nesibaigia, kad yra toks įvykis, kuris įvyko, bet mes jaučiame, kad gauname ir palaikymą, ir kad įgauname drąsos, įveikti tai, nors tuo metu, kai esame įkritę, tai atrodo, kad viskas tikrai bus blogai. O mums draugai, bičiuliai, ar psichoterapeutai gali pasakyti, ar partneriai tuo pat, kad nefaina patirtis, nemalonu, betgi viskas bus gerai. Yra tas angliškas žodis geras, reframing. Tai yra pakeitimas interpretacijos, kaip aš šitą situaciją interpretuoju. Tai toks kitų palaikymas tikrai padeda. Man atrodo, viena iš dar galimybių, kuri yra svarbi, tai pavyzdžiui, paieškoti teigiamų nusivylimo pusių. Kaip tai beskambėtų tuo metu, kai mes esam nusivylime, taip net gal erzinančiai, dirginančiai, ką aš dabar čia turiu pozityvą išlaužti iš šito, bet
tikrai tai būna, ilgainiui galbūt labiau tas pasimato, bet net ir pačioje patirtyje, man atrodo, galima pradėti ieškoti kažkokių teigiamų pusių, kad, šita mano nusivylimo patirtis, nežinau, tarkim, naują darbą susiradau, pradedu dirbti naujoje darbovietėje ir susiduriu su žiauriu nusivylimu, kad pasirodo, ten yra dalykai visiškai ne taip, kaip aš tikėjausi. Tai galbūt galima, pavyzdžiui, sugalvoti tokią dalį, kad, tą aš pamačiau dar bandomajame laikotarpyje ir jau pastebėjau tos dalykus, jie išryškėjo ir dabar galiu kažkokius veiksmus atlikti, kad nuo to apsisaugoti, jie neužklupo manęs vėliau, kai aš jau, nežinau, įsipareigojau, būsto paskolą nusipirkau ar ten planuoju, nežinau, šeimos pagausėjimą ar dar kažkokius dalykus. Tai pavyzdžiui, tas kitas momentas, kuris vėlgi, čia jau iš psichoterapinio darbo patirties, labai dažnai žmonės į saviplaką ir savigraužą krenta nusivylimo patirtie. Tai man atrodo sąmoningai pristabdyti tą savigraužą yra labai svarbi dalis, nes tai, kad mes save priekiam kaltinam, tai niekaip nepadeda mums kažkaip situacijos konstruktyviai įveikti. Tai tiesiog gilinam savo prastą emocinę savijautą. Ką mes jau kalbėjom, nemažai, tik tai dar paminėsiu, kad man atrodo svarbu, kad paieškoti pamokų nuviliančioje patirtyje. Kelti savo klausimą, ko aš iš šito galiu išmokti. Nes nusivylimas mums atveria galimybės įvairioms gyvenimo pamokoms, pasidaryti išvadas, ne tas ciniškas apie visą gyvenimą, bet, pavyzdžiui, nuvylę santykiai ir įvyko skyrybos. Ko iš šito galiu pasimokyti? Kaip kitaip ateiti į naują santykį? Ko viltis, ko nesivilti? Ką tai sako apie mano poreikius? Ką manyje šis nusivylimas rodo? Gal yra kažkokie dalykai, kurie man yra iš tiesų svarbus, su kuriais aš, nežinau, be kurių aš negaliu ramiai sugyventi santykiai. Ir iki šito nusivylimo aš to net nežinau, net nesupratau. Aš tik dabar tai išmokau. Tai man atrodo, kad mes tikrai galim nemažai atrasti apie save ir apie tai, kaip mes matom, nežinau, pasaulį, kitus, ko mes viliamės, kokios galbūt net mūsų vertybės yra per nusivylimo patirtį. Skaudžiuoju būdu išmokstant. Kartu, jeigu tai apie nusivylimas apie save, man atrodo, mes galim išmokti kažkokių, susipažinti, taip sakant, su savo ribotumais, kad, pasirodo ir aš esu klystantis žmogus ir galiu susimauti, galiu nusišnekėti, galiu užgauti kitą, taip gali nutikti man net sąmoningai nenorint. Ir yra tai apie mane. Ir tai nereiškia dabar, kad aš esu blogas, čia nuteisti ir viską, bet kad tiesiog turiu ribotumų ir tada galiu tokiu būdu, sakykime, užmegzti kažkokį taikesnį santykį su žmogaus ribotumais kaip tokiais ir tada lengviau atleisti ir kitiems kitų ribotumus, juos matyti kaip ribotumus, o ne kaip blogą žmogų. Tai kitaip tariant, pamokų nusivylimo patirtyje tikrai galima atrasti labai daug. Kitas momentas, kuris man atrodo yra svarbus, tai geba šiek tiek atsitapatinti kartais nuo nusivylimo patirties, nes mes labai įkrentame. Tai kai kažkas mus nuvilia, mūsų mintis apie tai, mūsų jausmai apie tai ir tai kartais netgi duoda tokį metasi fonas visas apie viso gyvenimo matymą. Tai man atrodo svarbi dalis kartais įjungti tą refleksijos judesį, kad čia yra lokali šita situacija. Tai neapima viso gyvenimo paveikslo. Tai yra kažkokia sritis, kažkokia sfera, kur ką tik patyriau nusivylimą. Ir galima kelti klausimą, o kas išliko tvirta ir stabilu mano gyvenime, kuo aš galiu pasidžiaugti arba į ką galiu remtis šitoje nuviliančioje patirtyje, nes ir labai retai nutinka, kad gyvenimas visas subyra, kažkas išlieka, net jeigu ekstremalias situacijas paimkime, nežinau, tarkim, karo pradžia, tai atrodo subyra viskas, kasdienybė, galbūt net namai tiesioginė prasme subyra, bet galbūt išlieka santykiai, į kuriuos galima remtis ir kažkaip bandyti kartu išgyventi tą patirtį. Tai visą laiką yra kažkas, kas lieka. Tik tai, sakykime, mirtis nuplauna visą gyvenimą. Bet jeigu ne tai, tai svarbi dalis savo priminti, kad gyvenimas tęsiasi. Kaip tai beskambėtų galbūt nuvilinčiam žmogui, jeigu taip į akis tiesiai, į kaktą taip duoti tokį. Tai gyvenimas tęsiasi. Tai gali be atjautos būti, bet šiaip tai mintis yra svarbi, kad žmonės pragyvena nusivylimus, juos išgyvena ir gyvenimas tuo nesibaigia ir galima gyventi toliau, nes gyvenimas tęsiasi. Tai man atrodo, tą savo irgi kažkaip taip aktyviai, sąmoningai priminti gali veikti kaip toks amortizatorius nuo įkritimo į visus tos destruktyvius būdus tvarkytis su nusivylimais. Tai šaunus tikrai punktų sąrašas ir man atrodo, kad daugiau ar mažiau
apie visus mes šiandien ir prasiplėtę kalbėjom ir šiandien taip pabaigoj fainai apibendrinai. Aš tai galiu 4 kartą pakartoti iš tų projekcijų idėjos, kad ko aš reikalauju iš kito, ką turėčiau pats daryti. Kai nusiviliu kitais, kai nusiviliu kitu, kai tikiuosi kažko iš kito ir ką šitie dalykai pasako apie mane ir apie užduotis kažkokią savo, kaip tai susijęs su manim. Nes, man atrodo, viena iš pagrindinių ir psichoterapijos tų tokių krypčių ieškoti dalykų, kurie yra apie mane, nes jeigu matysime viską tik kaip apie kitą, o ne kaip apie save, tai liks tik tais tuos kitus keisti nuolatos, atsitrauk nuo jų, prieit prie kitų, kurie gal geresni. Tai labai svarbus, man atrodo, tas dėmuo, kas čia yra apie mane. Ir nežinau, gal šitoj vietoj ir šitų punktų sąrašų galime gražiai ir uždaryti šitą epizodą. Tai tikimės, kad nenuvylė, o jeigu nuvylė, tai taip irgi gali būti, kaip ten sako. Neprivalėjo nenuvilti šitas epizodas apie nusivylimus, bet fainai, jeigu kažkas išgirdot kažką, kas padėjo praplėsti šitą temą ir galbūt padėjo pamatyti savo nusivylimus kažkaip kitaip, naujai. Ne tik per tai, kad kitas čia negeras, bet galbūt ir per tai, kaip aš čia prie to irgi prisidedu ir kaip aš esu tuo susijęs. Man dar norisi porą momentų pasakyti pabaigai. Aš vieną prisiminiau, kad epizode apie lūkesčius 78-ame, ten aš irgi šiek tiek kalbėjau apie nusivylimą ir man atrodo, kad visai vertingos ir šiai temai mintis yra apie mokymasi saikingai nusivilti. Tai kas norite plačiau tą išgirsti, tai siūlau ir lūkesčių epizodą paklausyti ir apie tai, kas yra mano požiūrį ar tuo požiūriu, kur aš prisiskaičiau kažkur apie saikingą nusivylimą, kuris irgi gali padėti. Kitas momentas, aš taip tyčia tokią reklamą šį kartą padarysiu, kad buvau šitam epizodui, tiesą sakant, pasiruošęs ir tokį filosofinį žvilgsnį į nusivylimą, į neviltį, remiantis Soreno Kierkegaardo, danų egzistencialisto filosofo mintimis, kuris yra, man atrodo, labai įdomus, labai įdomiai nušviečiantis, bet kartu jaučiu, kad tikrai atėjo tokia labai natūrali šito epizodo pabaiga ir nebesinori man dabar sudėtingos filosofijos čia dėti, nes toks atrodo visai siužetiškai gerai gavosi epizodas. Tai tiesiog pasakysiu, kad jeigu kas norėtumėt, mes turim Dialogo Contribui puslapį, kur galite mus paremti kasmėnesinę paramą ir ten yra papildomo turinio ir mes darom kiekvieną mėnesį klausimų atsakymo epizodus. Tai jeigu kažkas norėtų, pavyzdžiui, kažkam labai smalsu, ką Sorenas Kierkegaardas norėjo pasakyti apie nusivylimo patirtį ir kuo tai gali būti naudinga mūsų gyvenime ir kas ten yra įdomaus, tai prašom ateiti į mūsų Contribui puslapį, užduoti klausimą ir aš apie tai papasakosiu ten. Marketingo guru Gediminas Tumėnas puikiai pareklamavai ir tikiuosi, kad ateisit kas nors paklausyti, tai ateikit paremt, ačiū kas remiat ir iki kitų susitikimų. O jeigu nuvylėm, ką padarysim? Iki.